Kelius. Nu, tai aš kai su mašina važiuoju, nelabai įsikelsiu iš išorės, žinai. Nesugebėt, va. Blemo, norėčiau per langą, bet langas neatsidaro. Aš galvoju, kad čia lengviausia dalis drifto. Jo. Pasakyk, kada rekas. Jau yra rekas. Jau rekas. Filmuojam. Sėsk 3. Sveiki visi. Sugrįžo, Pagaliau. praleidom vieną savaitgalį. Vieną Aš jums savaitę. Aš jums siūliau nusifilmuoti, bet kodėl jūs nusifilmuojat nieko? Žinai dėl ko? Rašau Tomui, tipo, o tai mes filmuojam ar ne, be Luko, nes Lukas negali ir Tomas sako, seni, o mums tikrai bus jauku dviese kalbėti. Ne, bet tai galėjot pasimti, bet ką. Tai bandėm. Mes bet šiaip bandėme labai greitai jo. Turėjom padaryti tai. Per vieną Vieną dieną, dieną. per vakarą. Ir visi žmonės šiais laikais yra užimti. Ir tiesiog, sunku labai rast kažką. Ir šiaip, mane buvo labai stipri savo savaitė. Tikrai būtumėt pasadinę Katarsi, pavyzdžiui, čia. Be šansų, seniai, ten jau čia Eurovizijai ruošęs non-stop 24 valandas. Tai kažkaip nusprendėm, kad yra kombo 3, tegu ir išlieka 3 viename. Mes svečių irgi neturėsim niekada. Turėsim kažkada, faktas. Ai. Pasikviesim, ką nors, pavyzdžiui, kokį. Jeigu jūs pakomentuotumėt, Keliauskaitę. pavyzdžiui, ką norėtumėt pamatyti šalia mūsų, pasėdint va čia šalia. Jo, galit pakomentuoti, parašyti komentarus, ką norėtumėt pamatyti jo, šalia mūsų stalo. Ir kad Šalia tik tai stalo. Kad pastovėtų šalia. Kad nekalba, tiesiog va. Apsauginis čia vaikšto už nugaras prižiūrėti, žinai. Gerai, Lukai, pasakok, čia dabar man, pavyzdžiui, negalėjom nieko šnekėti, tarp kitko. Tylim. Jo, labai įdomu. Kaip tau praėjo operacija, kaip tavo savijauta dabar? Lukas darė Lemba. sinosis operaciją, kas nežino. Jo, pertvaros operaciją dariausi. Tai praėjo kiek jau 9 per 10 dienų čia. Tai kol kas dar huine. Nu, tipo, dar negaliu prakopot. Tai vis dar nepragavoji? Mačiau istoriją, kad tenai gali. Nu, tai galiu, bet man neužtenka oro dar kiek galiu prakopot. Bet tau vis tiek per burną kapoju. Skauda ar tipo... Ne, neskauda. Tiesiog negali dar, ne? Tiesiog atrodo, kad kažkas Pilna. susikimšė. Tai nežinau, ar čia užtinė ar kas, bet atrodo, kad va ten toj vietai kažkur tipo, per mažai duslerkia. Man biškai trūksta degonės, žinai. Aha. Aš kaip per burną, aš čia galiu daug padoti per nosį. Aha. Jeigu kad užtektų kapoti per nosį, turbūt turėčiau pilą. Va taip, nu taip garsiai turėčiau kapoti, kad man užtektų to oro, žinai, turbūt įkvėpti. Tai kol kas nieko negaliu atsakyti, dar čia padėjo, nepadėjo. O padėjo operacija, tai... Nes aš pamačiau tavo istoriją, tai seni, aš kadangi esu bijantis kraujo, tai aš pamačiau tave, kaip tu atrodai. Toks galvoju, Aš ten pradėjau. į Klus Friendus kėliau kaip kraujas lašas. Aš ten tirp pradėjau. Esmė tame, kad aš tuo metu valgiau, tipo, pietus valgau ir ką aš čia galvoju, kėlė, žinai, žalias dega, nes Close Friends, kraujas bėga. Ir aš toks, šiaip, man nėra tas, kad aš ten baisu, man šlykšto dar kažką. O man yra. Bet aš kai valgau, kažkaip nemalonu, žinai, ir taip, praskrolinu iš karto, žinai, o blema lopas. Filmavau video, tai video, ten aišku, detaliai viską papasakosiu, bet pamanysiu dabar kažkiek. Tai pati operacija buvo tokia, kad atėjau į ligoninę tą dieną, ten labai anksti. Sako, ten parasim grįžiausi po pietų, tai mane operavo gal tik 3. Tai kitų 3 aš ten pramegau, susiradau draugelį tam palaptui kitą. Jis turėjo pertvaros, ten pasako, kaip patiko, nepatiko, kad dabar labai gerai. Šiaip labai daug žmonių rašė, kad čia geriausias pasirinkimas, bet buvo 2 man, kurie parašė, nieko nepadėjo apšė ir sako, daug kam nepadeda dažnai. Tai aš dabar toksai 50-50, tai čia man padės, nepadės. Nieko gyvų nenorėčiau antros daryti, atrodo. Pasakysiu, kodėl. Aha. Tai galiausiai pramegau, išvarė mane operaciją, suleido narkozę, pirmą kartą turėjau narkozę. Man aš nesu turėjęs, tai man žiūrėjau įdomu, koks jausmas, tipo, užmėgi tiesiog. Vliava, labai įdomi. O kokia narkozė buvo, tau, žinai? Aš ką girdėjau, man į vieną leido. Į vieną, okei. Jo, sako, kiek leidžiam jam 2 PM, žinai. Ką gero. Nežinau, ką čia reiškia 2 PM. Jaučiu ten... Miligramų? Ne, mililitrų jaučiu. Jaučiu tiek, kad jie nustato laiką ir pagal tavo kūno masę, kiek tu pamegoti reikėtų, žinai. Suleido, sako, leidžiam 2 PM. Leidžia tą 2 PM, žinai. Dar viską kaip ir girdžiu matau. Ir tada pradėjau jausti kažkokią, atrodo, plema toks lyg viduj čia toksai šaltis nukrėst pabiški. Dar dėjo man tą kaukę degonės, tipo, kad kapot, ir daugiau nieko neatsimenu. Eik, tu Ir atjungė, snigai? Jo, tiesiog nieko neatsimenu daugiau. What the fuck? Jau kitas dalykas, ką atsimenu, šičia įdomiausias dalykas. Pavyzdžiui, Imantė, kai turėjo operaciją, jinai sakė, kai būdinės už operacijas, ten būna šūdų šneka, ten šiaip tokie neadekvatus. Tai Imantė sako, kad nori picos, ten labai isterikavo, žinai, galvoju, kas man bus. Bet aš labai bijau, kas man bus, nes aš niekada neturėjęs. Manęs prieš pat paklausė dar operaciją, sako, šiaip nesi agresyvus. Nu, nesakau, žinai. Tik pakyla iš kur galva, žinai. Puikna viena. Tai sako, tada
nu, vat, kai išgeri, nesagresyvus, plėmas, sakau, nu, negeriu, žinai, nu, tipo, tai dabar nežinau, nu, Sunku pasakyti. šiaip, nu, kaip ir nesu, žinai, agresyvus. Nu, gerai, žinai, sako. Gal, nežinau, gal kai būna agresyvus, prirakina ar kažką. Gali būti, jo. Tai mane paliko nežinioj, pradžiai. Aš atsikėliau, kažką gal atsimenu per miglą, atrodo, kad labai norėčiau atsikelt, bet šiaip nieko neatsimenu. Ten buvau prasibūtis, atrodo, kažką, va, taip, kitas etapas, žinai, ir po to jau atsibūdum palatai. Nosis karočias čia suvaryta, žinai. Aš taip, nejaučiu praktiškai jos, ten sukišti bintai yra iki čia giliai, čia uždėta, kad nenukraujuotų, žinai. Nu ir tą dieną aš buvau pasiruošęs būti ligoninėje, aišku, ten po tos narkozės ten gan miego norisi, tai visą dieną ten gali pramegoti, bet buvo maistas ligonininis. Atsimenu, va dar kai buvau, sako, norėsi valgyti? Jo, tai sakau, jo. Sako, tai gerai, palauk, kiek ten buvo? Vakarienė, sako, tai 3.20, žinai, pusryčiai ten 2 šiam ar kažkas tokio. Kažką, sakau, ko, 100? 320 eurų. Va, 2 eurai, žinai. Oi, jo, iškas, sakau, gerai. Man 2. O skanus maistas? Koks maistas buvo šiaip? Blemba, blynai buvo, atsimenu ir tavo, o ką davė po narkozės, ką aš po narkozės valgiau? Jaučiu kokį košytį. Burgerį, ne? Burgerį. Kebabą. Ne, košia buvo. Man, matai, karšto maisto nebuvo galima valgyti. Tai taip. Neatsimenu, žinau, kas buvo. Per narkozę aš suvalgiau ir jau mėgoti, atrodo, aš tą atsimenu. Tai dabar kažkaip net gaminu. Nu, esu nufumavęs, tai tada galėsiu pasakyti, bet dabar neatsiminsiu. Tai suvalgiau, ten užmigau, tada vis atsikeliu, vėl užmėgau, žinai, o galiausiai prasibudau jau 1 nakties. 1 nakties prasibandu, aišku, ten nei vartytis negali, nei per burną kapoju, tai tu realiai kas 1.5 valandą atsikeli iš džiovos. Reikia užsigerti kažko vandens, žinai, gerai, kad butelį turėjau vandens pasiėmęs, nes kitaip... Mačiau ten tavo visos lūpos ištirpusios, ten išsausėjus. Jo, nes realiai, tai čia blogiausia dalis to yra man kapuoti per burną. Aš dabar kapuoju realiai per burną, bet jau nebe tiek daug. Tai iš esmės tu kas 1.5 valandos atsikeli, kad užsigert vandens, taip dažnai padarai, nes kitaip, nu, tipo visiškas sausra yra. Man taip irgi būna po klubo. Sahara burnai. Žinai, kad Sahara burno, kai būna, man darė dabar dantų higieną, ir kai daro dantų higieną, nu, ten krapšto tos dantis ir panašiai, ir ant tiek tas liežuvis susitraukia, atrodo, toks, žinai, toks net širkštus pasidaro, toks šlikštus jausmas. Nemalonu. Bet sakau, pakapuoti per burną niekam nelinkiu, šiaip niekad. Tai atsikėliau naktį ir, nu, tipo, belia kaip valgyti noriu. Ne naktį atsikėliau, 11, atsimenu, prabudau ir jau nebenorėjau mėgoti. Jo, belia kaip valgyti norėjau. Galvoju, nes aš valgiau, aš ten gal 4 ar 5, kai po tos operacijos, nes ten valandą truko, tai atsikėliau, nuėjau, žinai, galvoju, bus tie maisto aparatai, kurį, žinai, galima nusipirkti kažką. Sakau, susitikau seselę, žinai, sakau, galima čia gal nusipirkti kažkur. Plėmas sako, gali patikrinti pirmą aukštą, bet užrakinta jau būna, žinai. Iki 9 taip pat tai dirba. Visą ligoninę aš tą naktį apėjau, ten, žinau, kokį pusvalandį vaikščiau po visą ligoninę, kad surasčiau tą maisto aparatą ir niekur neradau. Ir mačiau vienoje vietoje, bet buvo užrakintas duris, aišku, pirmam aukšte. Tai grįžau savo palatą ir dabar galvoju, dabar yra ten 11:30 gal. Sakau, nuėjau paklausti. Ne, tipo gali atvežti, bet irgi po 9 nebegali, nes užrakinta būna. A, tu net negali išėti lauką, kaip suprantu? Jo. Okay. Tai paklausiau jos, kada pusryčiai bus. Sakė, nu, ten 7, 8. Galvoju, dabar man 7 valandas reikės laukti to pusryčio. Nu, tai aš ten pradėjau serialus žiūrėti, ten dar kažką, žinai, jau 3, belia kaip ten valgyti noriu, galvoju. Bandžiau pamėgoti, dar biškai pamėgau, vėl valandą ten vėl atsikeli, žinai, į tualetą pastoviai, nes vandenį tik geri. Arbatą buvo atnešę, bet laukiu, kad šalsa vėl geri. Išlaukiu, žodžiu, to ryto, tada laukiu dar ilgiau toliau. Nes nedavė valgyti ar kokų? Ne, pavalgiau blynų, po to 8, bet jau baisiai norėjau 8 blynų. Baigęs vanduo, jau parašiau į mantį, kad galėsiu užėt pasimti, laukiau daktaro, kol ateis ryte, atėjo daktarė, sako, trauksim bintus, ištraukė man, nu, sakau, galiu filmuoti, kaip traukia bintus? Ne, šiaip nieks neprašo, tai gal ne. Sakau, žinai, man traukti tas bintus, man visi jau ten prie Instagram'e parašė, kad lauk nemaloniausios dalies, kai traukia bintus, žinai. Nu ir buvo nemaloni labai dalis, nes, karočią, iš esmės per tą naktį, įsivaizduok tie bintai, Pridžiūna. Jie karočią, kaip čia sukėtėja. No. Jie šitoj vietoj visiškai sukėtėja, atrodo, kad tau prilipa prie odos yra. Viduj ten tik tai va čia jau kažkur, nu, aš nežinau, jie ilgio tai... Seniai, va čia karočią, tai man lemba kišo straublį lemba ir vis čia jaučiu. Sako, čia yra prikybė. Jeigu ilgio, tai, nu, va, tokia maždaug ilgioje. Kas?
Bentai tie. Tai jos... Tai kur tau sukišė? Nu, tai va ten eina. Ten, Į smegenis? Nu, ne, tai žiūrėk, kai mūsų šnorės šnervės eina, jos ten kažkaip čia eina ir jos susijungia ten kažkur. Tau čia da kišė buvo? Aš nežinau, kiek jie sukiša. Jeigu tokia, Bet tai iš va, tos nu esmės. kažkur. Seniai, čia kažkur bintas buvo tau? Na, sakau, va Tai tokį. tu, pažiūrėk, pavyzdžiui, kai tau užglausis, tu per nosį paputi ir tau atgula. Tai reiškia, yra viskas sujungta, burna, nosis. Ne, nu aš nedebilas, aš žinau, kad Tai va, sujungta, bet... Tai reiškia, kad kažkur ir dakišo kažkur. Aš galvau, kad tipo jam įkišė, kai tampona būna. Ne. Nu, taip, iš esmės kaip tamponas, bet jisai ilgas. Tai tu supras, kad jam kraujuoja ne tik į čia, bet kraujuoja ir į vidų. Tai jam reikia iš abiejų pusių, kad būtų tamponas, kad iš abiejų pusių sugertų to kraujo. Na, aš vien klausau, man blemba purto mane. Jo. Tai žodžiu, paėmė, sako, kas man rašė, man tokį pasako, sako, ten labai trumpai ima tos bintus, ten tiksliau ilgai, nu, ten kokią 10-15 sekundžių traukia, labai nemalonu. Mano atėjo, Ne? paima, aš ten jau toks kročias, žinai, paima pincetą. Viskas. Na, bet pizda, Greitai, ne? ašara aš čia bėga, žinai, kita. Duoda tau bliuduką metalinį, nu ir varvink dabar savo kelias valandas, nu ir tau varva kraujas pastovi, žinai, Eik tu. kol užsikrešėja jisai. Nu taip. Bet tu realiai laikai bliuduką ir varva kraujas ir viskas. Aiktu, na. Tai tau turi Bet iškašyti. man šiaip nedaug, nu, tai buvo to kraujo, bet jis nėra man tiek daug. Aš kai mačiau, vienas buvo palatai, kitas ligonis, jis labai daug kraujavo. Blemba, jam kai tik po nosies operacijos, jam keitė net šitą tvarstį, nes pas jį pastovi, tai buvo pilnai full red patapdavo, raudonas, pilnas kraujo, jam pakeisdavo, naują atneždavo, tai jam ir po to, kai išėmė bintus ir jam labai kraujavo. Tas čiuvakas, kuris pažinau, per pertvaros jam sakė, 3 dienas buvo ligoniai, nes jam ant tiek ilgai bėgo kraujas. Tai man sakyčiau, dar netai baisiai. Jo. Nu, žodžiu, po to atvažiavo mane į mantę pasimti. Viskas kaip Tai ir... realiai ligoniai prabuvai kiek parą? Nu, taip. Jo. Parą. Jo. Jo. Tai dar pakankamai greitai, tu čia paleido jo. Prabuvau tą parą, nu ir grįžtu namo ir teoriškai, kaip jau man te pasako, kaip visi pasako, labai lengvai viskas turėtų būti. Apart to, kad negali kvapuoti jo faktas iš pradžių, bet kiti ten per 3 dienas kvapuoti gali, kiti po savaitės. Aš tokia atveju po 10 dienų vis dar negaliu. Man kažkas labai komplikuotai buvo, man iš esmės, nu prastai jaučiausi. Dar tu paskui susirgai kažkaip, tu net temperatūros turėjai. Jo, gan prastai jaučiausi, gan daug mėgojau, taip visiškai ant sofos tik buvau, atsikeldavau, ten įsijungdavau pleisteką, žinai, pažaisdavau kažką vėl po to mėgot. Tai antrą dieną, kai atsikėliau po to, nekalbant iki to, kad aš ten kas 1,5 valandos atsikėliau, nes reikia, nu, sausra, atsikėliau, žinai, vapšė prastai jaučiuosi. Nu, žiauriai, čia spaudžia, atrodo, huinė, ten buvo trečianis, man atrodo. Kitą tada kalbėjom ar filmuojam podcastą irgi. Ir patikrino temperatūrą, žinai, 3,7 ir 8. Tada man... Tai blogiausia temperatūra, jau kur bičiai miršta. Nei taip, nei taip. Jau kur bičiai miršta nuo to. Šiaip tai man būna 3,9 kartais ir aš taip galiu daryti dalykus, atrodo. Man geriau, jeigu yra 3,8 ir, pavyzdžiui, 5, ten, žinai, 8, negu 3,7 ir 3. Ja. Nes aš tada miršt, man pizdėts būna. Bet jeigu 3,8 ir 5, dar toksai, žinai, pusę velnio. Jaučiu, dėl to, nes organizmas, jaučiu, organizmas kovoja prie 3,8 ten, žinai, su trupučiu, o 3,7 toks nei ten, žinai, ir toks jautiesi iškritęs iš medžio. Tai man tėvai ten pas daktarus tą dieną kaip tik, jie ten reikėjo masažo ar ko. Ir paklausė dėl šio dalyko, sako, nei prakvapuoja jisai, žinai, kol kas, ir temperatūra sukilos. Tai sako, taip labai blogai. Tai aš tada bandžiau skambinti tam chirurgui. Iš pradžio neatsiliepė, tada skambinau savo šeimos gydytojai. Tada atskambino man chirurgas, šeimos sakė, perskambins ten tipo, kai galės. Skambino chirurgas, sako, kada gali būti, žinai, tai pasakau, galiu atvažiuoti dabar, žinai, iš karto. Tai nuvažiavau aš tą dieną, tai čia meluoju, čia buvo ketvirtadienis. Nuvažiavau aš tą dieną, priėmė jis mane. Blet, matau, vėl tą pincetą įsima, karočią, man tą nosį, tai šiaip belia kaip skauda, nu, tavas men aš nieko negaliu daryti, dabar aš galiu čiupinėti, nu, bet aš jaučiu, žinai, kad skauda, bet prieš tai, nu, tipo, va, taip net nepadaryčiau, žinai. Praplėtis man tašnelė, ten irgi, nu, tas kraujas sukrešėjęs, žinai, ten taip nemalonu, tikrina, jis ten, tai iš karto, jis man net nieko nesakė, kas man, tipo, gerai, blogai, nieko nesakė. Išrašė antibiotikų man tą dieną ir, karočią, kai jis man paėmė tas pincetas dar, čia toks sėkingesnis, biškai gėda dėl šitą yra, bet
paėmės man tas pincetus, aš jam iš karto už rankas paėmiau, nes, tipo, man nesmog, Bla. Tu man kažką padarysi, aš tau irgi padarysiu. Už taip už rankos ją paėmė. Įsivaizduok, kai tau ar pana po spogus spaudžia, tu paimi už rankos, kad galėtum atitraukti jos rankas, jeigu reikėtų. Tai man tas instinktas yra, kad aš, tipo, jeigu man kiša tą pincetą, aš paimu, tipo, vos net galėčiau nustumti, žinai, bet tada bintus traukia visą laiką. Iš esmės, ir man sako, žinai, ne, tu sako, nelės jau prisilietį, sako per narkozę. Sakau, o tai kas buvo, žinai. Nu, pasako. Eik, sakė, kai prabunėjo šitos narkozės. Ai, tai visgi papasakojo, ką tu darai. Tai va, tada davai, Nu. Kas? Kaip? Ką tu pasakai? Jis supratau, kad tu lėtinėjai, tai bus iškrypelis. Tai ką čia sako, va, šitaip, visur. Kad išlipti iš lovos, žinai, sako, mane taip paguldyti. Aš nebuvau agresyvus, bet aš tiesiog labai atrodo, kad būčiau atsibūdęs ten, kaip, plėt, įsivaizduok, pagrabi žmogų, paguldai jį ir jis ne savo vietą jaučiasi. Tai va, taip sako, taip va, visus ten už rankų imi irgi ten panašiai, tai sako, blėt, jis pats žvengia, karoči, man tai žiauriai nemalonu buvo. Sako, vienai moteriškai net, sako, už papo net paėmė. Yra. Bingo. Va, koks tu, neagresyvus. Nu, bet Man iš Kur karto papai ten Lukas. asociacija, blėt, yra tasai, karoči, iš TikTok'os, iš ši raidės, kuris... šūdas tas, ne? Jo, tai... Žinai, ne apie ką. Tas, kur turi gaują ir vadinasi iš raidės. Jo. Gang. Gauja, kokia? Ne, nu čia Karoči, pavadinimas nesvarbu. yra jo š ir ten Žinai, gang. vienintelis, kas pagodžia mane, tai kad, aš tai nespecialiai, tipo, Tai tu tikrai, žinai. ne savo norų. Nu, taip, buvai. O jis tai baisiai vengia ten, žinai, lūšta, sako, atsimenam tokius mes, nes tokių nedažnai pasitaiko, galvoju, zaibys, na. Tai... Bet tu nieko neatsimeni, ta prasme, tu net nežinai, kaip ten įvyko. Ne, Čia, ne. tipo, kaip Ne, budiniai iš narkozės? Ar- Jo. Ai, Čia tas pats, kad tu kai lunatikuoji. Jo, 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 Irgi jo. principas tas pats, kur tu nieko neatsimeni, tipo. Net baisu, blema, aš tai, taip aš, Wow. Man irgi čia... Nu, nieko fobija. baisaus. Kad, Nu, tipo, ne- jeigu aš daryčiau, ką daryčiau? Ir tu Ai, nieko jeigu nežinai. lunatikuotum, ar, tipo, jeigu taip po Nu, narkozės? kad ir po narkozės ar lunatikuočiau, nu, čia man tas pats, kas blekiautas, vat. Kai aš blekiautinu mieste, ten po klubo, tai, nu, man ryte atsikėlus baisu klausytis, ką aš galėjau padaryti. Aišku, nėra nieko buvo blogo, žinai. Jo, bet tai, supranti, nelabai kažkaip prižiūri, o čia, žinai, yra, tipo, Nu, gydytojų taip. komanda, kurie tave prižiūri, jie supranta ir yra matę N kartų tokių Nu, pačių taip, dalykų, taip, tai dar baisesnių, žinai, jeigu ten agresyvus, kaip sakant, pradeda daužyti, žinai, sako, ne agresyvus, atsikelia, bum, jis nukė kam nors. Ne, jis atsikelia, karočią, surištas, karočią, matosi, žinai. Jo, įsivaizduoju. Tai arba taip, jo, koks tipo stresas žmogui ir, žinai, automatiškai. Tai va, tai papasakot, man nemalonu, jis ten žvengia, aišku, žinai. Sakiau, perdakit, kad atsiprašau ten, kad ir kas ten buvo. Ir... Gal jai visai patiko? Tai žodžiu... Ne, žinai, Lukas taip daro, jinai taip taiko. Miegok. Ne, aš nemanau, kad ten buvo taip, žinai, aš... Su to, ką gavo, žinai. Ten tiesiog su rankom kažką darė ir turbūt pataikė į vietą ir laiku. Būna, Žodžiu, kartais. išrašė antibiotikų man, nusipirkau tos antibiotikus, nusipirkau ten dar gerklės, kad nedžiūtų ten kažkokios kyšio. Tai ten jau galėjau ilgiau išmiegoti po 3 valandas maždaug. Antibiotikai labai padėjo, atrodo, kad praktiškai gerai jaučiuosi, ten jau gal kitą dieną ir prie kompo nuėjau, žinai. Nu ir iki šios dienos taip ir gydaus. Antibiotikus jau baigiau gerti, čia kraują buvau priduot, nosis netgulė, nosį visą laiką valau su jūros vandeniu tipo ir aliejų reikia pasitepti, kad žaizdos ten nekrešėtų kraujas, man atrodo. Dabar pradėjau tokį sutėlį, mes anksčiau turėdavom šeimoje, kur per vieną pusę pili ir bėga su druska. Šlikstus dalykas, bet... Man tai patinka. Jo, man žiauriai nepatinka. Aš jau nemėgstu, man kai vanduo į nosį puola. Man tai kažkaip Duše maudosi, man buvo, į nosį vanduo, man šlikštynė kažkokia greužė. Aš negaliu. Man dėl pertvaros, jaučiu, man pertvara irgi yra blogai, gal sugijus ar kažkas tokio ir, pavyzdžiui, aš negaliu panėręs, negaliu neužsidengti nosį, nes jeigu neužsidengiu, man pribėga Ai, rimtai? vandens. Jo. Aš, pavyzdžiui... Tiesiog užsikimšk. Va taip, va taip. Ble, įdomu, kaip dabar bus. Ne, bet kaip, aš tarpsme... Bet tu moki po vandeniu? Aš tai moku, bet galvoju, dabar įdomu. Aš irgi keistis moku. kas Nors ar ne? Ne, atrodo, mokėčiau. Nori aš tau blidelį su vandeniu atneš? Ne, man šiaip tai... Aš irgi, tarpsme, moku tą dalyką padaryti, bet tiesiog, neužsikemša iki galo, tai ir nesigauna. Tai pas mane šitas faktorius yra, aš nebegaliu šokti vandenį, jeigu pas mane nosį, nes pistatėm privaro per visur. Tai visai kažkoko va taip, kaip mačiutė kokia. Nu, kaip maimantė. Tai kaip mergano. Jo. Mama! Laukitės visi, dabar bombą šoksiu. Dabar tai visiems šakas bus. Dabar tai pista.
Bet Jezukai ten ženklas, kad negalima šokinėti. Nešok ant galvos, ten ledas papačia. Nu jo, čia. Nu, bet prikolas. Man taip, aš kaip jau Nepikolas, blemba, jeigu neužgis normaliai. Išgėstų, nes jį Kiek kainavo? Ne, taigi nieko. Ai, nieko nekainavo. Nu, nes taip, Valstybė čia padengė. yra, jo, čia... Ai, tai pohui. Ai, tai pochu, dar kartą. Ne, antrą kartą nenorėčiau. Nenorėčiau. Nu, nieks nenorėtų operacijos. Operacijos, Jeigu šiaip. jų, jo. Į man tą daręs pertvaros, tipo, privačioj, tai jis sakė, kaip jie ten lengva viskas buvo ir panašiai, tai sako, jeigu tam užgis, tai varysim į privačias, nesakau, nenoriu antrą kartą. Jo. Šiaip privačiai, jo, jeigu darysi operaciją, tik tai privačioj. Manai? Nu, aš esu daręsis, tai, Ir ten tipo? nu, kai buvau mažas, dariausi pertvaros, tai dariausi ne privačioj, tai ten jau nėra ką lyginti, žinai, aš kai ten buvo ir taip caro Ruriko laikai, žinai. O šiais laikais dariausi privačioj, tai ten buvo, wow, max aptarnavimas. Jo. Žiauriai buvo. Tapne, geras, man mokėk, geras jeigu experiences. Jo, ten sumokėjau gal 300-400 eurų, bet tipo, Ai, tik tais aš galvoju, čia kainuoja. ne, ten labai minimali operacija buvo, tai Ai. algučių. Bet žiauriai geras aptarnavimas, tapne, labai faini gydytojai, Nu, nes palatos, pinigus max good viskas buvo, jo, ir žiauriai viskas greit praėjo. Aš atėjau ryte, vakarėjau hatą. Aha. Okay. Jo, tai... Mačiau ir maistas ten geresnis. Taip, maistas ten šiaip geras. Manau, Manau, viskas. Jeigu būčiau šalkęs 11, būtų kas nors įdaręs. Taip, manau, kad taip, žinok, jo, manau, kad taip, nes ten, sakau, labai man patiko. Negali išsikviesti kebabų, kad atvežtų. Nu, jeigu tu uždaryta, žinai, nu, nes visokių jaučių pėdurnių ten yra, žinai. Mes per tvorą! Antram aukšte esu! Kai kalėjime, žinai. Duosiu +5 arbatos. Žinai, kai būna kalėjime su tom patrankom. Atsidarai langą. Kokį gerą garsą. Labai gerą garsą. Nori padaryk dar. O, aš garsu moku su burna, padėk manim. Klasės klaunas, karoči. Aš moku ir lašelio garsą padaryti. Davai. Aš irgi moku. Mokė? Padaryk. Blema. Nu, beveik. Nu, tai va pavyktų iš kažkelintą kartą. Jo. Jo, What nice. the fuck? Man pavyksta vienas iš kokio 100 tai. Yeah, aš anksčiau mėgau beatboxing, žinai, man patiko ten su Davai. burna. Ne, bet atsimenu. Ne, tam šiandien nemoku, Paslėpti talentai. bet ten duše varydavau, žinai, ir visokius dalykus mokindavau ir man su burna kažkoks garsus daryti, man taip Ble, dušė su burna. Nu, įdomi. Prikolas. Prikolas, seniai, davai. Iki 18 dušė su burna. O tai kur tu prapal? Kas? Nežinau, aš nieko nemačiau, kad tu darytum, per to, kad įkėlė tą videką dabar. Ai, nu nes aš seniai dabar 2 savaitės realiai ruošiuosi kovo mėnesiui. Čia... Galvau, sakys, ruošiuosi kovai. O, bet kadangi... Kovai, Į utmą. Bet videkas, šitas podcastas jau šiais kovo, tai gali pasakyti, kas ten bus kovo. Jo. Ai, okei, tai tiesiog aš dabar, nu jūs matėte ten logotipą, žinai, auksinė vizija, ką aš čia darau, žinai, ir taip toliau. Tai čia kaip ir tokia prodiuserinė, bet aš ją noriu padaryti didesnė nei prodiuserinė. Tai tiek socialinių tinklų administravimas, nu viskas. Aš turiu visus žmonės, kartu dirbam didelę komandą, kur mes galim apsimti visko, žinai. Tai realiai dabar kūrėm visas strategijas kokį mėnesį daugiau ir dabar 2 savaitės yra, kur kontentą turim sufilmuoti, paruošti, webą dabar darom, žinai, reklamas, vat tiek Kaune užsakiau, LED ekranuose mieste, žinai. O, prikolas. Vilniui rodys Višekė, Višy parke, žinai. Nu ir tipo, vat visokius tokius dalykus, kur smulkus dalykėliai, kur neturiu aš kaip ir parodyti ką, bet, nu, daug visokiausių dalykų turėjau pasiruošti. Tai vat realiai 2 savaitės buvau dingęs nuo visko, nes auksinę viziją noriu pasileidinėti ir kontentą savo. Kanalą visiškai noriu, tai vat studiją naują įrenginėjau, žinai, kad galėtumėm non-stop. Tai ten aš noriu padaryti, nu tai įsivaizduoju, kad labai panašiai atrodo kvadratūra kaip šito. Nu, tai praktiškai vienodai. Vienodai, jo. Tai noriu padaryti tokias dirbtuvės, kur kadangi, nu, aš dievinu filmuoti ten life hackus visokius, žinai, ten kaip eksperimentus kažkokius ir taip toliau. Tai noriu padaryti gražias dirbtuvės, kur pastoviai galėčiau turinį filmuoti. Nes žinai, kaip būna, kai tu nori filmuoti ir turi pastoviai kiekvieną kartą susistatyti viską, galvoti, kur čia nusifilmuoti ir taip toliau. Labai ilgai užtrunka. Jo, Ir šiaip, tipo, nori filmuoti, bet ai, čia blemba dabar viską ruoštis. Šiaip gyvenime labai patogu turėti static setus. Taip. Nes ir vien čia, kad mes turim su bitom atsivežnai kameras, šitas dvi, tai ir jums reikia savo pastatyti, tai čia užsimusim. jau užsimusim. Kad monitorių jam reikia atsinešti. Taip. Aš namie nusipirkau papildomą kamerą, kuri man būtų tipo streamams, vien Jo. tik tai, nes tai buvo tiesiog yra Nes užsiknisimas. patogu yra ateini, čiūkšt, darai. Tai va, aš noriu studiją turėti, kur aš atėjau, viskas yra suruošta, paruošta, žinai, aš ateinu, nusifilmuoju, viskas, važiuojam toliau. Tai va, 2 savaitės aš dingęs iš viso eterio, realiai, nei Instagramą nieko irgi. mažai. Nu ir tu va. Aš pragėjimu. Aš irgi.
Ble, žaidžiau žaidimą Kingdoms Come Deliverance. Jūs nieko nežinosit, bet pasakysiu. Žinau, seniai. Ai, aš mačiau, man atrodo, netgi tavo gal buvo Koks streamą vienas pasijungęs. žaidimas. Vienas žaidimas. Tai labai daug reikalauja valandų. Jo. Ta prasme, jisai yra Aš tai ilgas. mačiau kažkur komentarą, kad čia labai nubodo žaidimas. Ten šitas žaidimas, kur tu esi karalystėje kažkokioje, ne ten. Jo, viduramžių laikų. Jo. Tipo, jis toks yra platus, nu čia RPG stilius tas vadinamas, tai kur tipo tavo kai kurie pasirinkimai visiškai gali įtakoti, žinai, nužudysi vištą, kažkas pamatys, kad nužudėjai vištą, kitą kartą atsimins ir tau neparduos kažko. Nu, va tokį lygį, žinai. Žiauriai, fainai. Online ar ne? Ne. Ai, čia ne Single playeris. Jo, tai iš esmės senai buvau, kada žaidęs. O čia nepanašus kaip kažkas į kokį Skyrimą, ne? Jo, kaip Skyrimas, tipo, tik čia viduramžiais ir labai faini tie veikėjai yra ir tas UK, tas akcentas, nors ten čia Čekijoje vyksta viskas, bet UK akcentą jie turi visi tokį, kai kurie tai... Nežinau, labai kažkaip įtraukė, smagu. Svarbiausia, kad aš išėjo tas antras, kurį visi labai gyrė ir mačiau, kad jis tipo super, o aš žaidžiau pirmą, nes mačiau, kad antras išėjo, norėjau pirmą, bet pirmas lygiai taip pat geras, apart ten yra tokį, na, jis toks biškai kreivas, bet jo biudžetas ten 10 kartų mažesnis ir man jau nustebino, kad 10 kartų mažesnis, tai net antrą bijočiau pradėti jaučiu. Tik reikės pradėti kažkada. Tai pirmą perėjau, o... Jau perėjai viskas? Jo, nu, DLC ten, jo, tie... Ai, o tai seniai, aš užsidėjau, karočią, out of office tipo pašte ir 2 savaites nežiau paštą. Tai geras, tipo, Českas sako, atsiūs man sąskaitą, nusiunčiu jo e-mailą sąskaitą, tipo, gaunu e-mailą atgal. Čestovas yra atostogos. Galvoju, ble, seniai rimtai, tu man ką tik prašėjai atsiųsti ir tu net negavai mano e-mailą, o tu gavai. Gavau. Tai gavai? O out of office reikia taip, kad tu gauni tos e-mailus, bet tiesiog tu gauni automatinį pranešimą, kad kai... Tau netrašys dabar. Nu taip. Taip. Pasidariau out of office, karočią. Ir viskas. Aš tai supratau, Českas net netrukdau. Gerai. Šiandien žiūriu Reels atsiuntė, jis atsigavo iš atostogų. Na tai va, Priverstinio atostogo atsigavo. jo. Tai gerai, tęs dabar savo tosetų ten, kur dirbtuvės darysi. Ai, nu tai va, dirbtuvės. Savaitės dingęs. Ofise bandau dar viską rekonstrukciją šiandien daryti ir taip toliau. Tai va, pasileidinėjau, nu tai jeigu jūs jau žiūri dabar kovo mėnesį, tai reiškia jau yra auksinė vizija.lt, mūsų svetainė. O nebuvo prieš tai? Ne? Ne, neturėjau. Tiksliau dabar dar nėra. Tai dabar yra ant coming soon, Okay. bet jeigu jau kovo mėnesį, tai jau turėtų būti. Tai Kada paleidai kovo ką aš ten galiu? Kovo 1. Ką aš ten galėsiu rasti atėjęs? Tu gali, tai tiek, ką, žinai, filmavimo paslaugos, montažo paslaugos, socialinių tinklų administravimas, kas yra, žinai, dabartiniai mūsų visuomeniai žiauriai svarbu, nes visi nori kelt, bet nežino galbūt ką kelt, kaip Tai kelt. visi, bet verslai nori. Ypatingai verslai. Tai tiek, va dabar turiu keletą klientų, kur mes jų įmonėm statom strategiją, žinai, ir sustatom kokį kontentą, kada kurti ir kiek kelt, žinai. Nu tai nuo šito iki... reklaminių filmavimų ir taip toliau. Nu tai tą patį, ką ir šiaip darydavom, tik aš noriu prasidės, žinai. Jo, apibendrintas toks dalykas, kur kas gali susirast. Nu tai tiek, žinai, vat, podcastų studijas. Ateis klientas, aš galiu viską perdaryti ar kitą kabinetą paimti ir ruošti greitai podcastų, žinai, ir gali filmuoti. Nu tai aš tai... nuo iki za viską galiu padaryti. Man tai sako, kodėl tu nepadarai, sako, production house, ir tada ten buvo vienas momentas, kada ten easy galėjai ir panašiai, žinai, ir aš su montavimu susiemu. Pliam, žinai, sakau, aš nenorėčiau. Bet aš šitą esu ir labai senai pasakęs Juliui iš Baltos Media, kur dirbau, aš pas jos kaip irgi, vat, nu, būčiau tavo darbuotojas, tai vat, panašiai serija. Tai sakau, aš pas jos išėjau, nes aš tiesiog kažkaip mačiau save ne ten. Tipo, nu, aš nematau savęs tavo vietoj, kur, tipo, valdyti kažkieno kito socialus, valdyti, tipo, daryti pastoviai tą klientinį turinį. Aš karts nuo karto galiu ir man visai patinka, bet man kažkaip aš negalėčiau. Ir atrodo, dar nežinau, kad tiksliai aš galėčiau ir ko noriu, žinai, bet žinau, kad tikrai ne to, kad... Bet čia, žinai, tipo, kiekvienam savo, aš, pavyzdžiui, degu tuo. Aš blemba, aš dievinu važiuoti į tos susitikimus, pokalbius su klientais, susiderinti viską. Taip, tai, nu čia yra labai ilgas tas procesas, patys jūs žinot, kol suderini, ten tą turinį, ten visą kitą, žinai. Bet, nu aš maks dievinu. Bet tai tau yra geriau negu tavo turinio kūrimas? Ar tipo, lygiai taip pat? Lemma, labai aš myliu abudu dalykus, ką aš darau ir turiu aš kitų veiklų dar, ten, žinai, kitos veiklos, tai mano yra gal kaip hobis labiau, bet iš kur eina pajamos,
O va šitos dabar, nu, Max dievinu tiek savo kūrybą, tiek va dabar, žinai, nuo kovo mėnesio, nu, tai jeigu žiūrit kovo jau turėtų jau pareiti videkai pastoviai, tiek visi kiti mano social turėtų labai dabar aktyviai eiti. Nu tai visur. Va tą, ką aš darau, man labai patinka. Aš tai visiškai kaip pritarčiau šitoje vietoje, nes irgi man kitiem kažką daryti. Anksčiau būdavo, tipo, irgi bairis, nu, tipo, reikdavo babkių ir panašiai, tai darydavau. Dabar jau kažkaip stengiuosi viską permest kitiem. Tiesiog turiu žmonių, draugų kažkokių, kurie irgi filmuoja, montuoja, tai tiesiog man pasiūlo, sakau, tu pasim, žinai, ir jiem gerai, ir man gerai, nes aš tiesiog, negausiu pinigų, bet bent jau nedirbsiu tiek daug, žinai. Aš pasakysiu, kad iš savo pusės, matai, aš visą laiką nulaižydavau, visą laiką padarydavau, noriu geriausią variantą padaryti klientui ir panašiai. Ir kai tik buvau pabandęs tą daryti, kad, sakykime, perduot kažkam kitam, Net, jo. Ir aš, ta prasme, daugiau laiko praleidžiu aiškindamas, kaip reikia padaryti vis tiek, nes jis nesugeba tas žmogus padaryti, kaip aš noriu, ir aš tada po savo vardu negaliu atiduoti to turinio, žinai, to, kokio noriu. Tai pas mane lygiai taip pat videkai, žinai, nors, sakykime, man dabar montuoja tos videkus, jie nėra tą, ką aš norėčiau įsikelti kartais tikrai. Jo. Ir, bet man bando šitą, man daug kas sako, kad, tu turi supras, kad, videkas, tokio, kokio tu nori, arba tokio, kokio tu pats galėtum simontuoti šiuo atveju, tiek, kiek laiko dėtum, gausi 7-8%, sakykime jo, ir tu turi su to susitaikyti. Man žiauriai sunku susitaikyti, žinau, kad aš keliu tos videkus, kurie būna tas 7-8%, kur nesu maks patenkintas ir, žinai. Jop. Ir, Aš nežinau, ta prasme, yra žmonės, kurie galėtų padaryti to, ką aš norėčiau, bet, žinai, čia yra biudžetas. Aš neturėčiau tiek pinigų, žinai, kad sumokėti. Ir tai klausimas, ar padarytų, nes vis tiek visi žmonės skirtingai supranta dalyką. Lemba buvo iš tikrųjų. Nebent tu aprašysi kiekvieną smulkmeną, o tą sekundę taip, kiekvieną smulkmeną aprašysi, bet ir tai bus tvarkymo, žinai. Tai aš esu taip daręs. Esu visiškai pilnai scenarijų išrašęs, tai buvo arčiausiai, ko norėjau, ten su vienu videku, bet labai daug laiko iš mano kainavo, žinai, to pačiu. Tai va. Bet buvo toks bičiukas Nojus, Plemba šiaip žiauriai gerai dirbdavo. Tas Nojus? Ne tas Nojus. Aš gerai dirbdavo, kam mirė? Ne, tai palauk. Ne, jis dabar montuoja užsienį. Šitam jis montuoja vienam iš tų UK kreatorių, koks jo vardas? Juodukas žodžiu, žinot, kur yra tas Beta Squadas, tai tam, man atrodo, vienas iš tų narių. Kokio? Beta Squadas, žinot? Ne. Čia kur Kiesajus yra? Ne visai. Ten yra Beta Squadas dar vienas. Ok, nežinau. Žodžiu, tai yra ten vienas UK kreatorius, kuriam darant, ten, aš nesakysiu garsiai, kokius ten pinigus gauna. Taip. Bet gauna daug daugiau, negi mes čia galim sumokėti jam, tai jis vienu momentu man montavo, jis ir Karolį montavo. Plemba, žinok, taip lengva buvo, bet kaip tuo metu nevertinau, atrodo to. Biški daugiau mokėdavau gal, bet, pataisimo aš ten praktiškai mažai labai turėdavau. Tai būdavo koks realiai 90 ar 85 netgi tas procentų, ko norėčiau, kas mane pilnai tenkindavo, žinai. Tai jo, ant tokių žmonių, žinai, ir buvo tas atvejis, kad aš negaliu jam pastovaus darbo duoti, žinai, visą laiką, nes neturiu aš tiek pajamų, kad galėčiau pastovaus darbo duoti, ir jis automatiškai, žinai, to tarp ieškosi, ką nori toliau daryti, ištobulėja, žinai, ir išeina kitur. Tai... Ne, čia normalu visiškai toks. Tai aš tada, ta prasme, užauginti žmogų, kad jis tau dirbtų, yra šiaip labai sunkus dalykas, kuris gerai dirbtų ir tau patiktų, žinai. Tai tiesiog supratau, kad, Plemba, jeigu turėčiau production house'ą, kur yra daug darbuotojų, sakykime, lygiai tą patį Aurimą, žinai, Aurimas gal labai fainas žmogus ir gal ten nesunku su juo dirbti, viskas gerai, bet daugiau tokių daug turėti, Plemba, labai geras Aurimas. Žiauriai sunku. Ir galit parašyti Aurimui, labai gerai daro. Ir čia yra galbūt labai didelis mano minusas, kad aš negaliu ir man sunku apie tai yra galvoti ir galbūt dėl to man ir pakenks ir aš niekad nebūsiu tas toks turtingas, koks norėčiau būti, žinai, turtingas. Bet, ir kaip yra. Aš galiu pats padaryti, atrodo, sėsti ir daryti kaip Aurimo filmą, šlifuot, laižyti, bet kai man reikia po savim žmonės turėti, kartais labai sudėtinga. Bet čia, žinai, ne kiekvienam ir šitas yra. Tipo, ne kiekvienas nori, ne kiekvienas gali, Jo. Kiekvienas negali tą patį irgi daryti. Taip. Visi žmonės vienodai tiesiog. Jo. Tą patį daro. Tai čia taip tiesiog yra. Ir čia yra normalu, žinai. Jo. Tai vienam tas patinka, kitam nepatinka. Man nepatinka kažkam dirbti, nes tu man aiškina, bet ir tu nenori aiškinti. Aš nenoriu. Yra kažkoks levelis, kur nori aiškinti, bet tiesiog aš gal, jeigu matau, kad žmogus nėra, kad įdeda savo max ir nesistengia, man labai demotyvuoja šitas, žinai. Tai jeigu aš įdedu savo laiko, ir matau, kad jis tobulėja taip šiaip savo, o ne taip greitai, kaip, sakyčiau, aš būčiau jo vietoj, tai man tada biškai dingsta motyvacija.
Žinot, kokią frazę šiandien išgirdau ryte, kuri mane žiauriai sukrėtė. Nu. Atsikeliu ir pirmas dalykas, ką aš darau, žinai, atsikėlęs, tai yra pasikuriu įkusiuk. Žodžiu, pasakei. Šiaudą. Žodžiu, ne? Degonės lasda. Jo. Ir aš, žinai, te paguliu, dar ten bandau prasičiūchinti, toks įsijungiu TikToką ir pirmas videkas, kurį aš pamatau, man, kadangi TikTokas yra tas motivacinis ten feedas, tipo, žinai, kur tipo. Ir seni, mane žiauriai sukrėtė. Žinai, voiceoveris eina. Kiekvieną dieną, kai tu atsikeli, tu priartėjai prie savo mirties. Bum! Seni mane. Sukrėtė? Kaip? Tave šitą sukrėtė? Mane taip Tik sukrėtė. dabar supratai? Tu turiu omeny, kad aš žinojau, visi žinom šitą, bet kai man šitą pasakė, nes aš vakar, pavyzdžiui, labai pavargęs buvau, žinai, tipo, visa galva prikrauta, čia tą padaryt. Grįžau ganėtinai anksti, kas nebūdinga man, 9:30 ir 10 jau smigau. Nėra nuotaikos, liūdna, žinai, ir taip toliau. Ir atsikėliau ir va šitą išgirdęs, aš tada pagalvojau, eina savo, bet ant kiek tai yra rimta ir ant kiek tai yra tiesa. Ir mums laikas tiesiog realiai visą laiką mažėja. Ir ant kiek reikia mažiau parintis galvoti apie kažkokį neigiamą dalyką. Ir kiek reikėtų fokusuotis į teigiamus dalykus ir tai, ką tu turi dabar. Ir siek daugiau, žinai, tipo, jeigu tu, aišku, nori daugiau pasiekti. Yeah. Tai eina savo, man, aš atsikėliau su šitą frazę, važiavau į darbą ir toks galvoju, eina savo, viskas. Vėl. Visas blogas mintis, žinai, ten visa kita. Važiavam, gera nuotaika, nesvarbu, kad dabar yra lietus ir taip toliau. Šiandien was amazing diena, žinai. Kada šiandien atvažiavai į darbą? 8 jau buvau čia. Okay, nice. Kada nuėjai miegot? Kada? 10. 10 miegojai? Ryto 10. Ne. Vakare 10 nuėjai miegot? Jo, kadangi vakar buvo labai bloga man nuotaika, žinai. Okay. Vakare kažkaip suprastėjo, žinai, nuotaika toks visas piktas. Čia tas erzina. Grįžau 9:30 ir 10 jau smigau. Nice. Ir 6 atsikėliau, be žadintuvo. Kol susirašiau, kol ką, žinai, tipo, jau 8 čia buvau. O dar sako, TikTokas yra šūdas. Pažiūrėkit, kaip užmotivavo Antaną. Jop, tararai. Sakau, bliam. Negirdėta situacija. Jo, tai kažkaip atsikračiau visų tų nesąmonių iš TikToko, žinai, feedo. Tai dabar man metai. Eikit dabar, karočią, man pradėjo mes tos visus... Koks niežas, kas ten tik to eiktų, Ai, mačiau, žinai ką, man jo nemetė nei kartą dar. Bet man išmetė moterį, kuri sako, nesuprantu. Tik to, ką bomžai važiuoja į Tenerifes, o aš net savaitį dienos laisvos negaliu rasti. Mačiau, ir ten buvo daug irgi laiko ir žmonės tipo sako, kad durnelė meta babkės. Tai ten dabar kažkoks yra niežas. Niežas jau senai buvo, žinai. Jo, bet jie visi dabar išvarė į Tenerifę. Kas yra visi? Tai ten, karočiai, gal, kad, aš nežinau, ten jų pavardų. Žinau, kad tas niežas yra, nes labai lengvai prisimenu. Paskui kažkoks dar vienas bičiukas, vakarėlių liūtas. O šitas, jo. Ten debilas irgi geras. Tai šitas man ten grasinimus siuntė. Čiužinys. Jo. Čiužinys paskui yra. Šitą irgi matęs. Jo, čiužinys ir dar kažkoks vienas. Čiužinys, lietkai. Jo, niežas. Dar yra paltukas. Va, vienintelis tą niežą sugirdėjęs dėl to, kad jisai kažką ten... Matyt, ten kažkaip sumušė, ar atėmė, ar appylė. Jo, va, iš to. Jis atvažiavo ten į Slobodkę, kur ir jis tiesiog sudaužė ir policija atvažiavo. Net policija prie jo neina, nes, tipo, aš kiek žinau, nežinau, ar čia tiesa, bet jisai ten, tipo, serga AIDS, živ. Va, ir aš nepradėjau domėtis, kad jis sumušė ir, tipo, nes jisai serga. Tai jo, jis, tipo, užkritinėja ale kitus žmonės. Nežinau, kiek čia yra, bet sakau, ten dabar kosmosas, tai irgi atėjo laikas vėl. Ką blokuot, žinai. Nes va, kodėl tai Tenerife. Aš irgi mačiau, kad kažką komentuoja. Va, dabar supratau. Jie visi išvarė į Tenerife, bet visi atskirai. Vienas išvarė, kitas išvarė, mato, kad, žinai, ten jos žiūri laivus po 3 štuką žmonių, tapme, kosminiai skaičiai, žinai. Ir vienas matė, kad ten, va, čia 3 štuko žiūri, picis irgi išvarė. Jį ten štuko žiūri, kitas matė, kad jį ten žiūri. Ir jie visi ten suguždėjo į tą... Bet Tenerife ganėtinai brangi sala. 300. Ne, turiu menį, čia tai dzin, bet... Jie negyvena apartamentuose, jie gyvena, tapme, gatvėje. Ten jie olose. Ten iki tokio lygio. Ir dabar, karočiui, ten jie pradėjo pyktis, jau ten viens kitas bijo, kad juos sudaužys, ten sumuš. Ir dabar jau per tik toką mačiau tas vakarėlio sielą, koks ten liūtas, neatsimenu. Jau prašo žmonių papkių, kad jie jau nupirkto bilietus jam atgal Lietuvą. Nes aš kažkada, dabar jau bijo būti. Aš kažkada, aš darydavau TikToko reactionus ir ant to vakarėlio, mane tai erzina. Dievo, aš suprantu turinį,
kur, nu tikrai turinys, ne? Taip. Bet jeigu tu prieš kamerą tiesiog paukokit man, čia, žinai, meskit vadą, nupirkit man ten biletą, žinai, nu, seni, come on. Ja. Ir tu... Tai ten jie verkia, mums sugriautas gyvenimas, mūsų VMI dabar aš gavau iš VMI, kad man reikia susimokėti 8 štukos mokesčių. Tai, ble, tiek tu uždirbai, reiškia, jeigu tu 8 štukos. Neblogai. Ir dabar jie verkia, tada žmonėm, blema, sumeskit man 8 000, man gyvenimas griūna, aš neturiu kur gyventi ir jiem tada meta tas babkės. Ir jie, karočią, ten prisiskolina pinigų iš kažinkur, mačiau, kad jam ten prisiskolina iš Tele2, nu kažkokios, žodžiu, bendrovės, kur... Iš Tele2 pasiskolint pinigų. Dabar, gal nesumokėjo sąskaitų kažkiek, žinai, ir paskui jam, tipo, jisai, blema, aš nebegalėsiu daryti laivų, nebeturėsiu, tipo, interneto ir panašiai, sumeskit man pinigų ant, tipo, skolos. Ir jam sumeta tas babkės. Wow. Tai, žinai, aš nepykstu ant tų content creatorių, bet aš pykstu ant tų žmonių, kurie meta tas babkės, nes dėl to jie ir yra. Nu, realiai, nes jeigu jie neremtų tų durnelių tom tik tokia, kaip pavyzdys, jų nebūtų. Žinai, čia labai priklauso nuo to, kaip tu moki prašyti tų pinigų, nes, sakykime, labai geras pavyzdys Omantas yra, kuris streamina ir visą laiką, kaip būna, jis labai mėgsta užmestas frazes, kad nėra šaibų ir panašiai ir iš karto, kaip matos, kaip pareina babkės. Yra žmonės, kur tiesiog moka manipuliuoti kitus ir tipo, išsiprašyti, žinai, tų pinigų. Aš, pavyzdžiui, niekada nebuvau tame geras. Niekada nemokėjau monetizuoti prašymo pinigų kažkaip. Kad streamino mane, tam mes tą ratą padarėm, aišku, tipo, aš vien dėl to, nes, blemba, daug kainuoja, nu patys jūs žinot, kiek viskas kainuoja. Ir tiek tą ratą padaryti, tiek visokias užduotis. Šiaip tu darai contentą. Jo, nu, žmonėms. Daug labai kainuoja tas dalykas. Ir mes padarėm, kad, tipo, prasuk, nu, tos užduotis ganėtinai ten, nu, blemba, aš pats jų nelabai noriu daryti, bet jeigu 2-5 įmeti, prasukam, žinai. Ir man visą laiką tas toks... Kaip čia pasakyti, nu man blemba tas 5 eurai, nu kaip žmogui dabar tas dam 5 eurai ir man toks ir nemalonu. Jo, atrodo, norėtųsi, jeigu jie patys nori, tai būtų, žinai. Taip. Bet tada jie nėra, tai kaip ką sakyti, žinai. Žinai, kas, pavyzdžiui, aš, tipo, supratau, aš čia bandžiau tokį socialinį eksperimentą padaryti ir dariau tik tokią irgi laivus. Nu, taip, šiandien darydavau random dalykus darydavau. Ir... Žodžiu, būdavo tokių žmonių, kur ateina ir sako, tai ne tai, kad sako, bet tiesiog įmeta ten tų dovanėlių, rožyčių, ten, aš nežinau, kiek jos vertos, neįsivaizduoju, žinai, ir aš sakau, tada, čia toks buvo mano pabandymas, žinai, sakau, nemeskit pinigų, sakau, man nereikia, sakau, aš tiesiog čia darau for fun, žinai, ir žmonės išgirdo šitą frazę ir jie pradėjo dar daugiau mest. Čia toks atvirkštinė psichologija, žinai, gaunas, kur sakau, man nereikia, nemeskit ir jie vis tiek meta. O man tas ten naudoja, jam kai įmeta, sako, eik, tu seniukai nereikėjo, tik viskas, nugi nereikia, žinai. Tai gal. Tai va, aš irgi pamačiau šitą bairį ir šitas dalykas veikia, tai gal ir jie taip daro, aš nežinau. Man tai aš ten, sakau, padariau. Visi tiktokeriai, tai jie tiesiog prašo labai agresyviai. Jo. Atsakau, yra tas faktas, kur, žinai, sakai, nereikia, jie dar labiau meta, žmonės, tai... Pabandžiau, veikia ir sakau, man tikrai nereikia tų štai rožyčių ten. Aš kai šiandien pradėsiu kitą streamą, žinai, kada tai sakysiu, Šaika, jei ką, man tikrai nereikia jūsų pinigų. Jo, man jūsų 100 eurų nereikia. Absoliučiai. Ne, tikrai nemeskit tikrai. Nereikia, aš čia darau for fun visiškai. Aš kiek esu daręs live streamus, sakas kitau, kad man nereikia babkių, nes man iš tikro nereikia žmonių babkių. Aš galiu ir kitais būdais užsidirbti, žinai. Tai mes taip ir darome, jo. Nu, nes... Mes taip ir darom. Mes teoriškai taip ir darom. Biškai, žinai, nors, kad būtų gal kitaip, žinai, kad būtų galima tą labiau daryti, žinai, bet... Tiesiog tas yra vien dėl to, nes mes taip tai darom. Yeah. Tai norėtųsi, kad, nes viskas daug kainuoja, kad daugiau monetizuotųsi, kad mes daugiau galėtume ir padaryti, žinai. Nes realiai, daugiau būtų įmanoma uždirbti, tai daugiau ir galėtum padaryti. Ir vis tiek skaičiuoji, žinai. Tas tiek kainuoja operatorius, montuotojas ir taip toliau ir žiūri, aha. Ne, šiaip, žinai, biškiai bažiai jokinga iš žmonių pusės, iš tų komentatorių, kurie žiūri ir panašiai ir sako, blema, čia jūs reklamuojate viską, čia darot reklamas. Nu tai seniai, jeigu nenori daryti reklamų, tada meskit po štuką eurų, žinai, per streamus, per videkus, ten dar kažkokius tipo. No, ir tada mes nedarysim reklamų. Čia yra mūsų darbas. Tai yra mūsų darbas, kaip tu eini nuo 5. O telikas? Nu tai... Prikišta, belekiek, žinai. Taip, bet... Ir reklamų belekiek yra, taigi ten siūskit žinutę, ten irgi jie susirenka iš tų pinigų, siūskit žinutę ir balsuokit. Nu tai taip, ten kaip visokios ten Eurovizijos vyksta ir panašiai. Nu, jie galvoja, kad čia yra for free visas tas turinys ir mes nemokamai viską. Nu, tipo, mes net nemokam pinigų už tą turinį, žinai. Daug kainuoja. Nu tai gali ir nemokėti, bet apmė, tu... Ne, mum kainuoja, kad padarytai. Nu, ne visai, kad kainuoja turinį pagaminti. Nu, tipo, būna, kad tu gali nusifilmuoti kažkokį, žinai... Nu, tai būna, bet būna tas pats podcastas.
bet tu... Nėra nemokamai. Jo, bet tu fucking 10 metų įdėjai įdarbio, darbo į tai nori kažkokių vaisių atgauti. Sakau, man tai jokinga, kad sakau, dabar nueitų pas, žinai, į darbą nuo 8-5, kur dirbo ofis ir sakytų, ne, man algos, žinokit, nereikia. Neduokit, aš nemokamai dirbsiu, man zaipys. Nu, tai taip nevyksta, tai mes irgi norim užsidirbti, mes norim irgi gyventi, tai padarom tą reklamytę ir jūs nepykit labai, kaip sakant. Nu, tai o čia... Kaip sakant, nepykit už tą reklamytę. Nu, tai arba tada mes kirštukytę. Nepykit už reklamytę, mes kirštukytę. Va, toks būtų. Kalbant apie pinigus. Blema, dabar prisiminiau. Žodžiu, man kartais būna, kad parašo žmonės, blema, seniaukai, gal gali paskolinti šaibų, žinai, tipo. Tiesiog randam, bet... Jo, man belia kiek. Ir aš dažnai būna, tipo, įmetu. Nu, tipo, iš geros širdies. Jo, aš tipo įmetu. Tai kada paradės rašyti. Nu. Ne, nerašykit. Net aš parašysiu. Ne, ir tipo, būna, žinai, bet čia neseniai buvo... Įmeti. Nu, tipo... Nu, būna paprašo, žinai, 15 eurų, 20 eurų, žinai, ten studentai parašo. Ir aš įmetu, žinai, nu, tipo, kartais man gera nuotaika. Būna neįmetu, jeigu neužtaiko, bet jeigu užtaiko man ant geros nuotaikos, aš įmetu. Čia buvo, žinai, paprašė, labas Antanai, studentė kažkokia parašė, žinai, labas Antanai, aš labai norėčiau GAU3 pažiūrėti, bet, tipo, prenumeratai nėra šaibų, žinai, sakau, kiek reikia. Nu, sako, ten gal 10-15 eurų. Nu, tai gerai, sakau, duok sąskaitą, ir įmečiau 15 eurų, žinai. Tai ačiū, žinai. Nu ir žodžio, būna tokių variantų. Dabar parašo mergina. Ir aš ganėtinai ją žinau, nu ten irgi esu matęs renginiuose. Ne. Ir žodžiu, labai juokinga buvo. Parašo, žinai, sako, gal tu galėtum paskolinti 40 eurų. Kem eurų. O aš taip kažkur į filmavimą važiuoju, žinai, kem eurų. What the fuck, prie ko čia tas kem eurų, žinai? Aha. Sako, tai kam čia, kaip čia, kur čia? Sako, žiūrėk, aš vakarė grįžtu iš darbo ten, iš namo, žinai, tipo, ir tau pravedu. Nu, blemba, lyg ir galiu pasitikėti. Bum. Vakarė grįžti iš darbo ir pravedu, tai kad tu vakarais gauni algą? Nu, tipo, okei, bet... Man čia būna irgi vienas žmogus parašo, kad kitą dieną grąžins, tai... Nežinau, kaip ten vyksta, kas pas greitai ir ko reikia, kam reikia. Jo, bet okei, aš tai permečiau greit kem eurų, žinai, net nežiūrėjau, bum, toliau į filmavimą, žinai, tararam. Ir man tai dzin, tipo, tas kem eurų, žinai, tipo, galiu padovanoti tau, okei, bet vis tiek kem eurų, nu, blembam. Pavalgyti galiu. Jūs parašė paskolinti, nepadovanoti. Jo, nepadovanoti, žinai. Ir, tipo, vakarė, sakau, parašiau, žinai, tipo, nu, okei, žinai, tipo, gal galiu jau permest tą kem eurų, bum. Jau. Kitą dieną, žinai, o žiūriu storius kelią, žinai, vėl parašau, žinai, tipo... Žiūriu valgo restorane. Gal jau gali permest, žinai, tipo, sakai vakar. Jo, toj permesiu. Bum, po 5 minučių. Aš jau permečiau, viskas, ačiū labai. Permetėjau gerai. Aš net nesiparinu, net nežiūriu į banką, žinai, man notificationai neina. Po to galvoju, pasitikrinsiu. Vakare nėra tokiam eurų, žinai, tipo, jokio pavadimo, tai nėra. Nesuvaišė. Ir aš, tipo, vėl parašau ir iki dabar, nes matau storius, aš vis pareplainu, nu ką, tu, žinai, nebeatrašo. Lemma, kaip žiauriai keista. Kaip sąžinė gali būti švarė. Lemma. Žinok, yra tokių žmonių, kurie... Bet aš netikiu, kad jinai taip galėtų, žinai. Ir man, aš jai parašiau, žinai, po kol 5 kartą, kai paklausiau, parašiau, pasimk, aš dovanoju tau, žinai, tipo. Ir net į tą neparašė. Bet tu padarai dabar čia tokia, žinai, biški, kaip čia sakyt, paslaugą. Nes jinai dabar padarė vieną kartą, gal ir ne pirmą kartą, bet tipo padarė, žinai, jinai gavo ir dabar pradės daugiau daryti gal. Iš kitų žmonių. Jo, ir... Dabar kaip tik aš ją reikėtočiau tol, kol man gražintų, gal atvežtų man į namus tą kem eurų. Aš esu tas žmogus, kur... Tu mums galėsi pasakyti, ko mes galėtume 3 visi vienu metu pradėti įrašyti. O tai pasakyk dabar, jeigu jinai čia tai apskemino senę, ant kem eurų. Nu gerai, apskemino, nu tai nesakysiu vis tiek vardo. Pardo savo identity, žinai, viešai, tai bus kem eurų. Nes čia, nu tipo, čia kem eurų, bet čia nesmė, kad apskemino, neapskemino, esmė yra tame, kad labai juokinga man buvo, ant kiek... Aš niekada nesuprasiu, kaip, tipo, jeigu tau kažkas atsitinka ar dar kažką, parašai tiesiai šviesiai žmogui, žinai, tipo, ir viskas, nu okei, man pažrašytų, gal galiu už 2 savaičių ar ten dar kažką, vapšė dzinu, žinai, man. Bet šiaip juokinga, gali kem eurų, jo, galiu permetu, bum, nebėra. Čia yra tokių daug žmonių, šiaip aš ir pažįstu irgi keletą tokių žmonių, nebebendrauju su jais. Ir man negaila, man tiesiog iš tos visos situacijos man čia juokinga, žinai, gavos. Ja, bet sakau, yra tokių žmonių, kur tiesiog, žinai, skolinasi iš visų ir paskui jau, nu, į tokias skolas brinda, kad, nu, tiesiog viską praranda, žinai. Ir čia va irgi pradžia turbūt šito dalyko, nes, nu, blemba, jeigu tu šiaip bendrauji ar nelabai? Nu, aš esu renginių, žinau, kad jinai, ne, aš jaučiu net nesu susitikęs, aš tiesiog žinau, kad jinai irgi renginius ten vaikšto. Va, čia gaunas, kad visiškai iš random žmogaus, žinai. Tipo, kiek daugiausiai pinigų paskolinęs esi?
Daugiausiai paskolinės, random ar nerandom? Ne, Pas tave tu dar taip skirstai. Nekalbu, žinai, šeima, bet kalbu ten draugai ir pažįstami, taip labiau gal toks. Ai, tai blemba, nu iki kažkur iki 1000 va tai būna. Tai ten nedaug. Jo, aš daugiau ne, nes blemba man, tipo, iki štukos ok, kur tipo, all good. Bet virštukos tai man nežinau, kad gali būti, žinai, po to. Ne, žinok, nebegausi, žinai. Nu, tipo, čia... Daugiausiai esu, bet... Aš esu 10 štukų paskolinęs draugeliui. Bet aš jo labai gerai pasitikėjau, labai ilgai pažinau. Ir žinai, kad žais tą vakarą pokerį, kad Jo, kad jis atsiloš, mes kartu pažaidėme. Ne, aš tiesiog skolinau, jam reikėjo mašiną nusipirkti ir kažkaip ten gavos... Nu, aš turėjau to momentu grinų. Nors, žodžiu, norėjo pirkti mašiną, ten negalėjo pavedimais, turėjo sąskaitai, žodžiu, jam reikėjo nusimti. Toks atvejis, kur jo, ir jisai, žinai, kad viskas bus gerai. Jo, tai aš tikrai pasitikėjau. Labai geram draugui tai paskolinčiau. Nu, tipo, tas, kuris aš jau, galvočiau, kad jisai jum negaila būtų. Ačiū. Jeigu, Aš dar nesu skolinęs pinigų, ne, kad Jo. galvoju, kad... Žinai, kada būdavo gal tokie atvejai, kai mokykloj, žinai, kad nenuturi gumos. Bandelį. 2 eurų pamiršau. Bet šiaip tai jaučiu nesu niekad. Nu, čia nekalbant, kad, žinai, ten prasimesti reikia su tėvais, ten, kad jie man duoda, aš jiem atsimoku, žinai. Šiaip esat kiek daugiausiai pasiskolinę. Tu nesi nepasiskolinę, kiek tu esi daugiausiai pasiskolinęs? Šiaip, va, tokių random, jeigu reikėjo kažko. Blemba buvau, kai labai reikėjo, ten vieną dalyką, nu, karoči, čia... Taigi nenori nepasakok čia. Negi, nepasakos. Tai kiek pinigų buvo? Pinigų. Nu, tai virš 10 štukų. 10 štukų. Bet ten labai greitai susukau dalykus ir, nu, ten labai greitai. Pravežiau karočią pro sieną ir gražino. Ja. Miltelių. Ne, jokauju. Ta prasme, man buvo taip, kad reikėjo irgi mašiną pirkti. Tai, nu, tiesiog reikėjo pinigų greitai, o aš tos pinigus, žinai, aš žinojau, kad turėsiu ir atgausiu, tai tiesiog bum. Aš esu pasiskolinęs kiek, daugiausiai. 20. Daugiau. Kiek esu pasiskolinęs daugiausiai? 30. Daugiau. Virš 100? Daugiau. What the fuck? 200. Ai, nu tai mamai. Ant hatos. Paskolą pasiėmiau. Aš dar negavau paskolas. Bandėjau? Dar ne. Ką tu čia? Ne, tai aš irgi skolinausi tik tuo atveju. Tai aš irgi ėmiau greitai iš banko, žinai, ir po to greitai. Nu, ten galima. Ai, iš banko, tipo. Ai, tas greitasis kreditas, neskaitosi. Net ne greitasis. Aš nežinau, koks ten skaitosi. Lėtasis. Bet ten, jeigu greitai pasiemi, jo ten biški palūkanų, bet tada labai norėjau tos mašinos ir tada greitai atidaviau. Man tas tais pinigais dalinu, vat, pavyzdžiui, man kažkaip streameriam šiaip nebūdavo gaila, tikrai nekartą supaukojęs, neaišku, ne šimtais, ten būna numeto, žinai, 15-20, bet po to galvoju, plem, aš vis išmėtau tas 15-20, bet čia gaunasi, kad kur man padonėtina, aš tiesiog jos tada be nulio lieku. Tai dabar jau... Be nulio, tai dabar sumokė mokesčius. Ne, tai ten PayPalas, kiek naima. Ai, nu, tipo jo, nebent taip. Nu... Dabar pasakyk, pradėjau galvoti, kad jau... Ne, nėra mokesčių į PayPalą. Tai čia... Ne, bet tu gauni pelną. Ne, už PayPalą, man žinok, aš mokėjau mokesčius. Tu turi mokėti. Bet jeigu iš dabar tiesiog- PayPalo tu gauni į banką tada... Ne, aš mokėjau už PayPalą mokesčius. Turi mokėti už PayPalą mokesčius. Tu tai gauni už tyvinę apkestą, čia yra kaip pelnas. Jo. Kad VMI. Bet dabar dar prisiminiau, vat, kai mašiną pirkau, kai skolinausi, žinai, tai čia buvo Camaro. Ir po to už mėnesio viską atidaviau. Ir tada, kai atsiskaičiau visas skolas, seni, turėjau Camaro, tada ofisat buvom pasiėmę. Ir tu gavai VMI tą didelę Ir tada VMI. Ir aš tą prasme skolą atmojavau visą. Esu atsiskaitęs. Viskas ramu. Kišenėse šiek tiek jau matau švilpaus to, žinai, tipo, bet okei, aš žinau, kad tipo pareis, yra, žinai, už atliktus darbus, ten visa kita, gerai, kuro ryja belė kiek, pilu blemba ir taip žiūriu, aha, nepatink, ir tada dar VMI. Ir va tada už tos visus PVM-us, už tą, tai seni, va čia buvo mano durniausi sprendimai, tikriausiai jaunystėje galiu sakyti, bet čia... Yeah. Nu, bet čia, žinai, iš tokių dalykų pasimokai ir... Tai pasimokai. Dabar jau žinai, ko negalima daryti. Niekada nepirk mašinos už visus pinigus. Šiaip mašinas ten, leasingo, nežinau, ar verta. Nu, tipo, jeigu tu neturi babkių mašinai, nu, kaip sako, jeigu tu negali nusipirkti to daikto 2 kartus, šis geriau yra nepirkti. Jo, visiškai. Jeigu tu neturi mašinos, tarkim, perki mašiną už 10 štukų, neturi kišenį 20 štukų, geriau nepirk. Aiškiai, to dalyko nereikia. Pirk pigiau, žinai, ir, nu, tipo. Bet kai leasingų, nežinau, nebent pirkti naują mašiną, tu turi daug babkių, perki naują mašiną, tada gal ir apsimoka.
Jo, dabar viskas. Mašina ir man dabar mašina yra darbo priemonė, Jo. kuri turi uždirbti. Palauk, nusipirkai mašiną. Nusipirkai naują mašiną. Nusipirkau, jo. Papasako, kokią mašiną. Tai, blemo, va taip ir pagalvojau, kadangi dabar jau nebereik nieko skolinti, žinai. Tai, ne, juokauju, tai šiaip, ne juokauju dėl to. Bet, bet žodžiu, nu, tipo, dabar, va, jaučiu, kad galiu leisti savo gyventi ir, žinai, tipo, ir savo leisti šiek tiek, žinai, kad daugiau, nes... Nu, šiaip norisi atsinaujinti. Jo, nes buvo laikotarpis čia, kur aš nieko savo neleidau, aš tiesiog all in į verslą, kišu pinigų, žinai, ir taip toliau Nu, investuoju. čia, ja, kaip panas neturi. A? Jo, kaip panas neturi, žinai. Tai ir dabar vat, pradėjau gyventi, statausi gyvenimą ir sakau, reikia atsinaujinti mašiną ir visą kitą, tai pasėmiau vėl. Darbiniai? BMW. Nu jo, BMW, bet darbinį arklį. Ką? Kokią marketą? Pasėmiau BMW F10. Nu, tai modelis. Jo, pitakas. Pitakas. Tai F10 pasėmiau, bet labai, man, blemba, buvo taip, kad aš panorėjau, žinai, vakare naujos mašinos. Pagalvojau, kad reikia jau, žinai, ryte atsikėliau, kažkaip pasižiūrėjau skelbimus, blemba, koks gražus aparatas. Ir aš tiesiog scrollinu. Wow, juodas. Čia pitakas tai būdavo, kur tu Batmaną turėjai, tai čia tas pats. Jo, tai čia Batmanas, tai čia naujesnis. Kelintų metų šitas? Nuo 2011 pradėjo eiti. Jo, tai čia mano, dabar galvoju, jinai 2. Tavo gali būti 2011, 12, 13, 14. 11 gal jisai, tas pirmasis, bet... Facelift'as. Jo, tikriausiai. Tai ten Arba jo, sudėta čia yra, žinai. Nežinau, tu Pasižiūrėsim, jo. Nes aš BMW senai beturėjęs, dabar galvoju. Aš mačiau, kad geri ratai ir geras salonas. Daugiau man Tai nieko va, tas nereikia. man ir patiko. Seniai, aš vien dėl to pirkau. Rudas Aš pamačiau rudą saloną, sportinį vairą taimkinį, žinai, karplėjus, visi veizai, hujeizai, žinai. Viskas, aš viską turiu. Bet tai ten nebuvo tais metais Carplay, Waze, Ne, tai ten aftermarketas įdėtas. Androidas. Ne. Ne, pas mane įdėtas. Nes... Įdėtas. Tai karplėjus įdėtas. Tai tu įrašyt gali tiesiog originaliai. Tapsime, surašo naujos mašinos softą į tavo mašiną. Tai žiūrėk. Aš nežinau, kas ten yra, po podcast'o nueisim pažiūrėti. Pažiūrėsim, bet esmė tame, kad surašo į Tai tą pačią. aš realiai va atsikėliau, pasižiūrėjau skelbimus, pamačiau šitą, noriu, nuvažiavau, nusipirkau. Kaune pirkai? Jo. Tai bent tiek gerai, nes... Blema, gal norėčiau pagalvoti, ir aš jau atsinauju mašiną. Davai. Davai. Pirk naują BMW. mašiną. BMW. Davai 3 su BMW. Davai, vis 3 BMW. Nu. Prikolas bus. Nu, pagalvosiu. Tai dabar galėsi varyti pasimatymus jau. Nu, dabar Naują jau, dabar, mašiną. žinai, nepamoina važiuoti. Nes universalą, kaip sakant, žinai. Jo. Ne, o universalą, aš, nu, tipo, tą E91 turėjau, įdėjau į skelbimą. Mačiau, jo. Nu, ne į skelbimą, į istoriją. Ir galvoju, amandzin, parduosiu, kas nori, žinai, tiesiog va tai va. Ir, žinai, įdėjau skelbimą, story. Ir per vieną dieną aš vienu metu bendravau su 50 pirkupų gal. Aš seniai, tiesiog va taip, man reikia montuoti, aš tiesiog va taip ir visi statymus 2000, 2300. Aukcioną. Jo, 2500. Ir aš taip žiūriu gerai ir galvoju, kas daug, ir visiems pasakau, kas daugiau Daryk grupsą ir sakai, kas daugiau pasiūlys. Ne, grupso nedariau, bet tiesiog žiūriu, kas daugiau pasiūlys, tam ir parduosiu, žinai, tipo. Nu ir pasiūlė, tipo, jau žiūriu, virš 3 štukų pakilo, gerai, o man, tipo, dzin, tipo, turėkit kas Tiek nors. bus, tiek bus. Jo, neturiu kur dėti dabar. Jo, ir porelė, žinai, parašė, sako, gal galim, ar mes dabar paėmam. Ai, pirikupčikai, davai. Sakau, nu, atrodė normalų, žinai, visą kitą ir labai faini žmonės. Atvažiavo, pasižiūrėjo, nuvažiavom į servisą, patikrino, sako, galim patikrinti po mūsų servise. Sakau, tikrinkit, kur jūs norit. Nes, nu, aš irgi nenoriu padaryti to tokio, žinai, zapadlo, kur tip, aš parduodu, žino ir po to, sakyt, šūdą pardavai. Sakau, pasižiūrėkit viską, ką norit ir tada nuspręskit, žinai. Nuvažiavo, patikrino, viskas jiems tiko ir pardaviau. Per 6 valandas sugebėjau parduoti mašiną. Čia net neįdėt skelbimo, čia yra pats geriausias pardavimas. Nu, Istorija? Ką? ne, jeigu taip greitai parduodi, Tai labai gerai. Dėsiu šiandien istorijų kolonėlę savo, pažiūrėsim, per Kokias kolonėlės. Ne, šiaip turiu Adamus turiu tos didelis parduot, kur susubu. Čia kur tos kolonėlės dėdas? Kolonėlės, Prie kompo ar... Kur nori. Ar čia gali Telefoną, kompą, prie kompo. Nes man reikia, bet aš nežinau. Bet ten labai stiprios, nereikia tau tokių stiprių. Tai aš noriu prie televizoriaus. Bet Bet jis labai daug vietos užima. Ten tos, nu, įsivaizduok, monitorinė kolonėlė, tai tokios dvi, ane? Ir subas yra, nu, va, toks, va. Bet žinot ką? Suba jūs. Palauk. Kalbant apie... Šiaip aš norėjau paklausti, kiek tai laiko praėjo, nes mes 2 temos palėtėm. Ir atrodo, kad labai daug bus praėję. Valandą. Jau valandą, ne? Oh my god. Taip pat, kolonėlę tau reikia ar nereikia? Nu, pažiūrėsim, pakalbėsim. Kolonėlės turiu parduoti, turiu parduoti droną, Mavic Pro 2. Jeigu kam reikia, turiu parduoti dar kažką, palauk. Skelbimą išėpys. Turiu MacBooką 18 metų. Turiu Golf 6, 1.6.
Biškis senesnis jau, kam reikia, parašykit, įmesiu istoriką. Kalbant apie pasimatymus. Jo, tai vad kalbant apie pasimatymus, kaip tu Kodėl mes sakai, kalbame apie pasimatymus? nes klausiau. sakė, kad dabar su nauja mašina galiu važiuoti į pasimatymus. Ai. Bandžiau pritempti, pavyko. Bet Lukas pradėjo karočią pardavinėti. Turgelis. Bet kalbant apie pirmus pasimatymus, mes buvom padarę story, kad jūs galite rašyti mums savo visokias Tu istorijas. darai istoriją? Yes. O tu irgi darai. Aš mačiau, kad tu darai istoriją. Tu darai istoriją? Irgi padariau. Aš nedariau. Tu nedarai, nes tu su nosim buvai ir tada galvojau, kad mes... Sunosim buvai. Ai. Su nosim, dabar be Galiu nosim. dar pridėti prie nosies greit. Nu. Pala, turiu du dalykus, kuriuos galvoju, kurį pirmą pridėti. Greitai. Tuoj, palaskuosiu, kurį pirmą. Ai, mane į mantę privertė filmuoti sieną Reelsą, ten iškart panos operacijas, tai labai nemalonu. norėjau. Vainam? Ne tas. Labai keista buvo filmuotis, aš ten per nosį ten stengiausi neprakrūjėt. Neturėjau ten pasirinkimo, reikėjo žodžiu vengti. O kitas dalykas, norėjau pasakyti, man sakė daktarai, kad nosis tipo išsitiesins galimai, bet čia pas mane tokia kremzlė buvo ir sako, ta kremzlė tai iš tikrai pradings. Kol kas nei kremzlė nepradingo, nei nosis neįsitiesino. Tai čia dar norėjau pridėti šitą. Apie piso tave. Lygiai vietoj. Viskas jau. Okay. Jau galiu pasimatyti. Antat laukia, ble. Aš jau Jau laukiu. dreva. Sorry. Tai, žodžiu, jūs prisintėt mums savo istorijų apie pirmą pasimatymą ir išrinko mums 5 istorijas. kurias 5, jo. galim Pasižiūrėti, pasiklausyti. Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai tai turiu labai daug istorijų gerų apie pirmą pasimatymą. Esu buvęs tuose pasimatymuose, jūs iš viso net nešneku. Nes jūs mažai jaučiu tikriausiai ar daug. Aš tai buvęs nemažai. Nes jūs jau dabar užimti jau ilgai. Lemas tai mažai buvęs. Aš Aš nemažai. ir buvau būdavau. nors vienam. Aš turiu šiaip tokių istorijų, Tu nesi buvęs nei vienam? Na, esu, bet mano pasimatymas, pavyzdžiui, Simantė buvo pirmas, tai šiam, karantinas buvo, tai ką ten veikti? Ja. Toks ir pasimatymas. Na jo. Ne, aš Per tai buvęs karantiną? daug- Nelegaliai. Wow. Laukiam, tai buvom. Galiu paskaityti. Tai pirmą varai. Garsiai tada. Gerai. Ai, tu pirmas? Garsiai. Ai, Ne, savo panosim. gerai. Čia pirma istorija dabar. Jūs. Vardą sakyt, kas internete? Ne, nesakyk vardo, nesakyk. Gerai. Nes gal žmogus parašys pačiam gale. Jurgita, Neskaitykit mano labas. vardo. Ne, Jurgita. Labas vakaras. Pirmiausia, tai atsiprašau už vėlyvą laišką, bet tikiuosi, kad istorijas panaudosit. Aš viena jau pakankamai ilgą laiką... O kas čia per iPadas? Čia naujesnis, taip ar ne? Nu, nežinau, naujas iš Tik parduotuvės. Gerai. Tik toliau. Čia telefonas skrinčiotas, ne? Taip. Gerai. Aš viena jau pakankamai ilgą laiką, tai istorijų prisikaupė labai daug. Pasidalinsiu mano nuomonę linksmiausiamis. Pirmas čebrelis. Čiobrelis. Ja. Susitikus skleidė tokį... Čebrelis tai tipo bachūras, ne? Jo, jau čiuvelis gal norėjo parašyti. Susitikus skleidė tokį nemalonų kvapą, tiesiai šviesiai smirdėjo kažkokiu prakaitu ir rūsio bei sienas miksu, kad po 15 minučių pasakiau, kad skubiai turi vykti namo. Kaip jau varble. Antrasis čebrelis. Pokalbio metu paklausė, ar dažnai geriu. Matėm, mano balsas skambėjo kaip turinčias problemų su alkoholiu. Šitas problemas tikrai neturiu, tiesiog buvau pakimusi, bet ne pats geriausias komplimentas pirmo pasimatymo metu. Bet čia aš neskaitau, kad tai blogai. Aš dažnai netgi šitą pavartoju. Ar dažnai gerai klausė? Jo, nes jeigu, tipo, matau, kad balsas yra užkimęs ar dar kažką, žinai, nu, tipo, aš jeigu susitinku ir man biški storesnis balsas, sakau, žinai, dažnai tūsini. Bet čia, blema, labai toks triki dalykas, nes labai daug panų gali nesuprast. Kompleksuot labai. Jo, sakys, blema, kad tu čia mane girtuoklį laikai, kas tu yra, žinai. Nu, tipo. Ok, žinosiu, kad šito nebesakyti. Gal ne, jo, geriau nevartoti. Gal čia tu vienas buvo iš tų. O gal čia aš ir Apie buvau. tai ir kalba, gal, nu. Trečiasis buvo visai fainas, lyg ir suvaibinom, plėpėjusi smagiai, tai su pasimatymu kaip ir viskas sako, bet kitą dieną po pasimatymo atsintė man savo birgos foto. Nu čia, birgos tai emodžią numetė tą... Kaip šitas vadinas vaisius? Baklažanas. Baklažano foto. Vyrai, aš nežinau, ar apskritai yra merginų, kuriam tokias foto patinka. Man čia no-go, o to didžiuotis ir nelabai kuom buvo. Va tokie. Okay, pabaigai palikau didžiausią savo feilą. Buvo žiema, turėjau susitikti su čebreliu iš Tinderio, jis atvažiavo manęs pasimti, o aš sugebėjau įlipti ne į tą mašiną ir išvažiuoti su kitu, net nesupratusi, kad čia visai neponaitis iš Tinderio. Neteiskit, buvo tamsu, o barzdoti vyrai visi šiek tiek panašus. Esmė ta, kad naujasis čebrelis taip pat laukia merginos, kad išvažiavau, nes su tuo supratau tik tada, kai laukiantysis man parašė žinutę. O vairuojantysis neturėjo telefono rankose, tai aš tiesiog atsidariau jo IG profilį ir paklausiau, ar čia tu?
Sako, ne. Sakau, blėt, aš netam pasimatymę. Visą laimę, kad nenuvažiavau toli, nes naujajam teko apsisukti ir parvežti mane pas tikrai mano pasimatymą. What the f... Kol kas tiek, bet jei norite išgirsti daugiau, let me know. Jo, šiaip geras tavo istorijos. Labai geras. Tokios, man patinka, kad jos nėra labai išplėstos, tokios trumpos, tikslios ir aišku, tiesiog, kad failai. Jo, bet man paskutinė istorija, tipo, žinai, būtų bairis, jeigu tu neįsėdai nei tą pasimatymą, nes to buchūrų ir, tipo, viskas į tiek išsiklauso, kad ten susitoki ir turi vaikų, tai čia būtų insane istorija. Čia būtų Max geriausia istorija. Kur surandom bičią, žinai. Taip. Ir, tipo, nei jisai supranta, kad tu ne čia ir nei tu supranti, kad ne čia esi, žinai, tai žiauriai. Talėto nuotrauką rodo. Žiauriai geros istorijos ir tikrai... Kas nori šitą ilgą skaityti? Wow, šitą ilgą tikrai. Šiaip greitai perskaitau, žinok, nebus tokia gal ilga. Kokiu dar gal turit pastebėjimų apie tą istoriją? Pastebėjimų? Nu, pažiūrėjau, dick pic. Esate siuntę dick pic? Nesu. Pimpalo nesusiuntęs. Sugavęs. Bet ir aš niekada nesuprasiu. Nu, man pavyzdžiui, tai yra žiauriai nejauku ir aš bijočiau, siūstų kur nori, man baisu būtų, jeigu nuskrinčiotintų ir kažkas kažkur nulykintų, aiktų, aš... Gerai nulykins, bet tai kaip įrodys, kad čia tavo? Jeigu tu ten dėl to, dar būsi prikišęs. dėl to, kad tu esi žinomas, žinai. Nu, jo. Jeigu būtum dabar visiškai nežinomas, siūstum dick picus visom? Ne, ta prasme, man... Tai Instagram'o kulitaitę nusinti, žinai. Ne, labas ir dick picą. Jo, labas. Lemma, nežinau, nu man tai vien tas, kad, paklaus bet kurios merginos, visos pasakys, kad yra nemalonu gauti pimpalo nuotrauką. Joms, tipo, ten pimpalas, bet pimpalo nuotrauką gauti yra nemalonu. Kaip mums gauti nude, gerai, man, pavyzdžiui, nude gauti, malonu. Neblogai. Man patinka, žinai, jeigu man atsinš, tai aš visat, fainai. Esi daug gavęs nude? Ir buvę. Man malonu, tipo... Jeigu... Kolas, ką žinau. Aš taip ir niekada negavau. Man tai gražu, jeigu aš pamatau, gražius papus, krūtinę, tai faina. Yeah. Kodėlgi ne? Malonu. Malonu. Jo, bet kad siūst vyrai, kad siuntinėja, tai čia man, ne, aš nesuprantu šitą. Nu, aš irgi šito biškai nesuprantu ir esu niekada nesusiuntęs. Arba neatsimenu. Gal buvau labai jaunas ir durnas ir neatsimenu, bet jeigu susiuntęs, parašykit. Ir dabar 3 panos. Visi komentarai. Bliamba būtomi, buvau gavus prieš 8 metus. Šiaip galvoju, dabar daug pas mus jie nulykintų dick picų Lietuvoje iš žmonių. Aš sakau, žinai, kas yra, kad, tipo, dick picą nulykinsi, kaip atskirsi, kieno tai yra. Tai pavyzdžiui, Dovydo Laukio, tai buvo ten tas nulykintas. Tai Žydrūno Savicko irgi, žinai, tipo, bet ten su veidu nusifotkina, žinai. Žydrūno taip ir nemačiau iš tikrųjų. Tipo, jeigu, žinai, kas, blemo, čia irgi... Tai matytų iš tatuiruotės, jeigu laikytum rankų. Nu jo, bet čia, žinai, kas yra durnas dalykas, tipo, jeigu... Tave irgi iš tatuiruotės skirtų. Jeigu nusiųstum random panai, žinai, kaip pavyzdys, dick picą ir nulykintų, tai tada gal būtų nelabai smagu, bet jeigu atsiųstum savo panai, tipo, draugauji su jie 5 metus ir atsiunti dick picą kaip pavyzdys, ir ten išsiskiria ir nulykina, tai aš tada, žinai, aš nematau nieko blogo. Tipo, iš tos pusės, kad tu siuntei savo panai, Ai, kad draugavai. Ir jinai nulykino, tai iš tos, kad jinai nulykino yra blogai, bet jeigu tu nedraugaujant, pavyzdžiui, nes aš, pavyzdžiui, nedraugaujant, nenorėčiau gal, kad ir man siuntinėtų, ar aš siuntinėčiau vien dėl to, ten, žinai, su stringiukais dar kažką ten all good, žinai. Yeah. Bet šiaip, kad siuntinėtų, nenorėčiau, nes vdruk kažkur kažkas, žinai, išlystų jos, pavyzdžiui, draugaujant, ne faina. Tai geriau susitik, tada daryk, ką tu nori. Geriau realiai pažiūrėti, negu... Ir tada nardyk. Rimtai? Už niūdus galim būti baudžiami? Baudžiakas? Jeigu snapchat'e, kur dingsta. Tai žodžiu... Bet čia nesąmonė, jeigu tu senti savo draugiai, ten, papą ar draugui. Jeigu birilai irgi, nedingsta birilai. Birilai visus mato. Ir veidą, ir tapus. Aš labai mažai naudojau tą platformą, tai... Palas Snapchat'as. Jo, įsivaizduok birilą. Ir tada snukį. Stabilau, čia nufotkini ir tada veidas. Na, seni, kaip man pramušė Katleris, blemba. Ta aš žiūrėjau, tipo, jų irgi podcastą ir jis sako, blet, seni, kaip aš bijau, kai, tipo, dročinį, žinai, ir pasijungęs esi, tipo, su ką. Tipo, žiūri, taip, ne? Yeah. Ir, tipo... Ir tu matai, kaip ta kamera žiūri į tave ir sako, jeigu hakeriai kažkokie įsilaužtų į tą kamerą ir matytų, tipo, ką jie. Tipo. Seniai krenta, žinok, sieną.
Jo, biški pakrito. What the fuck? Aha. Reikės Krent sieną. Hakeriai. nuo šilumos. Bliu, mūgų šia hakino. Svarbu ne ant galvos. Nu gerai. Gerai. Skaitam Gerai, skaitom. tolimesnę. Nulabuką parašė. Galvoju rašyti, nerašyti, bet pasirinkau rašyti. Žvengas. Žodžiu, susipažinom tradiciškai. Tinderyje, bendravom savaitę laiko, visai nieko ten pokalbių mesgėsi, bet vis kažkokių klaustukų man išlyzdavo. Nu, bet galvoju, laikas parodys. Tai jo, parodė. Ir tokie 2 smailai, žinai, su šypsenėlės. Visų pirma, jis be teisių, mes iš skirtingų miestų. Filmuojam. Baisu. Krisant. Dum per galą. Čia išjungkit kondiškę, gal pučia orą tenai. Davai, palūkai, gali išjungti? Yeah. Visų pirma, jis be teisų, mes iš skirtingų miestų skiria 50 km. Ok, atėjo ta pasimatymo diena, kuri nebuvo planuota. Gavosi spontaniškai, nes tiesiog sėdėdama darbe iš jo gaunu SMS-ą. Žiūriu foto, o dar geriau pasižiūrėjus suprantu, kad čia mano miestas. Ok, nugalvoju, ką aš ten dabar mazinsiu, žmogus autobusu atlėkė. Ok, nuvažiavau su mašina, susirinkau jį. Kišiuklės, žinai. Pirmas įspūdis neblogas, tikrai viskas gerai, tvarkinga, su paukštygeliu, nu žodžiu, tikrai gerai. Atsisėdam, nuvažiavam jaunimo spotelį, sėdim, kalbam, viskas normaliai einasi iki to, kol jis neatsidarė savo kuprinės. Tik primenu, kad susitikom prieš 20 minučių. Atsiseka kuprinė, o ten labą dieną, tiesiog alaus debesis. Čia aš būčiau čia. Nieko nelaukęs, jis atsidaro tą aliuką. Jau įsivaizduoju, sėdi, prasiseka. Geriausias garsas. Tau nieko, bet... Aš vis tiek neužvairo. Tiesiog alaus debesis. Nieko nelaukęs, jis atsidaro tą aliuką, atsigeria nekukliai. Ranką kišt, striukės kišenė, jau žiūriu, kad Zekėlis sukasi. Ok, sėdžiu, žiūriu, galvoju, ką aš čia blet veikiu ir kur aš čia papuoliau. Aišku, vyras nekeulė ir man pasiūlė aliuko su kaseku. Ne, bet aš pasikuklinau ir atsisakiau. Jokas sėdėjau ir galvojau, kiek čia man reikės kentėti. Nu, bet kadangi... Gal per Tinderį, ne, irgi? Jo, per Tinderį sakė. Nu, bet kadangi mano širdis gerai, jis pas mane mašinai, tai lai geria tą aliuką ir toliau. A, jis mašinai kas įgelė ant pas jas suko? Jinai jį susirinko nuo autobusų ties. Supratau, gerai. Okay. Nu, pasimatėme pabuvus valandą laiko, supratau, kad turiu jau kalbėti apie namus. Autobusai tai nebevažiuoja atgal. Suprantu, kad aš žmogaus nepaliksiu šaltį. Nu, čia buvo spalio mėnesis, man atrodo. Bet žinant, kokį debesį alaus turi, gal ir nebūtų prailgęs kelelis namo. Nu, aš jau pradėjau klibinti temą apie namus, o jis jau pas mane svečius nori. Sustok pasaulio, aš noriu išlipti. Sakau, žinok, parvešiu aš tave namo. Sutiksim kitą kartą, patogesnių laikų ir galėsim pasiplanuoti ką. Parvežiau aš į namo, primenu, kad mus skiria 50 km. Jis ten jau bučiuotis prie manęs lenda, o mane tik vienas didžiausias... O pas mane tik vienas didžiausias noras, kad jis išliptų greičiau, gazo pedalą galėčiau paspausti. Nu tai va tokia istorija, manau, numirsiu, neužmiršiu. Dabar pasijokiu, tada biški baugu buvo. Ai, dar prisiminiau, kad nemanėjau, jis buvo nesniai išėjęs iš zonos. Čia gal Opinskas. PS, grįžus nepasielgiau tradiciškai, neužblokavau, dar susirašėm kelias dienas, bet jau galtinį tašką padėjau po kelių dienų su Sina. Tai ačiū tau už istoriją. Tam gera. Dėm, dabar šiaip dar... Okay, šita gera. Pana dar labai, sakyčiau, santūriai sureagavo, nes kita būtų atsidaro, nu dabar šiaip bičas kosmosas. Bet taip lemia, tu žinai, nėra jinai, kad... Nu, bejėgė biškai jautiesi, aš įsivaizduoju, tu sėdi prie tas mašinai, atsidaro liuko ir ką dabar tu neišmesi iš mašinas, žinai. Nu, tu, man, tipo, būtų panakita, žinai, sakytų, man, nevai negerk, tipo, čia mašinai random. Bet šiaip pavojinga, įsivaizduok, gerai, tai jeigu dienos metu, ne, tai tu nuvažiuoji, kur daugiau žmonių ir pasakai, prašau išeik, jeigu kažkas, jeigu blogai. Gelbėt, žinai, tipo. Bet, o jeigu vakare ir kažkur, mergina įsėda ir, tu nežinai, ką bičas gali, ar ypatingai čia bičas įsėdo jos mašiną, žinai. Ir dar alų su kaseku, žinai. Bremo, kaip tu negali numatyti šito susirašinėdamas su jo prieš pradžią bendraudamas, ne? Tu gali būti atrodys normalus žmogus, pats geriausias pasaulio. Tu nenori susiskambinti prieš dar susitinkat, ne? Iškart visi tinkasi susirašinėjimo. Pasirašinėja, aš nesu nei kart susiskambinęs su... Gerai, jo, šiaip aš irgi pagalvojau. Tiesiog Tinderis susirašai, ką tu, ką vakare, gal šiandien kažką hihihaha ir važiuoji.
Fair enough. Na, aš visada Instagramą paprašau pasižiūrėti, žinai, nes aš Tinderiu tai iš vis nepasitikiu, nes... Jo, aš Instagramą paprašau irgi, jo. Paprašydavau. Rašydavau. Paprašydavau. Aš galiu parodyti telefoną, tai nėra Tinderio. Šiaip aš irgi esu turėjęs Tinderį labai įdomių tokių pasimatymų. Atsimenu, su vieną paną susitikau, ne tai, kad, susitikau, normaliai pana atrodo per Tinderį viskas. Ir mes susitikom, vos ne mane reketuot pradėjo, žinai. Ko, pinigų prašyti? Nu, vos ne tai, tu man nupirksi dabar tą, važiuojam ten, tu man nupirksi tą. Nu, tipo, random dalykai. Jo, tokia nagla labai pasirodė. Ir mes nuvarėme, atsimenu, cirklą, žinai. Tu man prasideda, šain dabar prancūzišką. Ne, žinai. Dvigubą. Nu, aš iš, tipo, mandagumo su gal kavos nori. O tai tu pat nesupranti? Eik, tu na. Tu pat nesupranti, kad man tiesiog kavos, tu net neklaus manęs. Tu man nupirk, žinai, ir aš to, okei, mes nusipirkom kavos. Kur, nu, gal nemėgsta kavos žmogus, nu. Nu, tai aš tiesiog jau norėjau, pirmą kažkogą matau, žinai, bet jinai mane, sakau, pradėjo vos nereikėtuoti, žinai, ir paskui, karočiai, aš, nu, sakau viskas, man, žinok, reikia namo ten, aš ją nuvežiau iki namų, ten netoli buvo. Pizda, žinokit, savaitę laiko, non-stop rašinėjo, nu taip įkyriai. Tu man esi pasaka, aš tą kažkaip atsimenu. Gali būti, nu čia senai buvo žiauriai, čia man buvo turbūt 19 metų, bet taip įkyriai, nu žmogus ant tiek jau nebežino, kas darosi, žinai. Tiesiog aš ją paskui užblokavau, jinai pradėjo nu, mes buvom Facebook'e apskaitę, žinai. Jinai pasižiūrėjo, kas yra mano draugos, jinai pradėjo rašyti mano draugam. What the fuck? Nu iki to galėjo, sakau, nu ten buvo insane kažkokia istorija. Atsiminiau, kas apnau šiandien užtat. Nu, vaikų jau pasimatymą? Ne. Ką? Tinder pasimatymą? Ne. Karočią, buvom su Antanu Robiu ir Robis žiauriai norėjo apiplėšti kažkokią tam banką. Mes su Antanu baisiai bijojom, bet, tipo, nu, pizdu varom, žinai. Čia labai fast forward, ten šiaip ilgas procesas buvo iki to. Atvarėm į tą, aš nežinau, ten bankas buvo, nu, kažkur, kur pinigų buvo galima gauti. Ir mes ten pradėjom vaikščioti, Robis ten vis dar nori, mes su Antanu, man čia niekaip, žinai. Ten kalbame su darbuotojais, jie mus lygiai tarinėja, nes ką čia mes veikiam, žinai. Galiausiai Robis, atsimenu, pradėjo per prievartą plėšti tą banką. Kažkaip jisai paėmė žmogų kaip įkaitą, duok pinigus, mes su Antanu, tipo, jau viskas nebežinom, tipo, mes ne prie ko. Sako, Antanu, tipo, tik padėk, nušovė Antaną, nes nepadėjo jam ir pasibaigė sapnas. Batokie, pas tave trileris, blėt, galvoju. Jaučiu, žiūrėjai kokį serialą, nes? Šiaip nežiūrėjau jokio, bet dabar pagalvojau, atrodė visiškai lempinis sapnas, bet mačiau, kad Robis plėšinė, buvau įsijungęs ne prieš miegą, bet kokią valandą prieš miegą, jis ten 3 nakties, blėt, GTA žaidžia ir sako, bankus einam plėšti, gal žinai, gal taip ir susiję. O šiaip, čia irgi... Mane nušovė, blėt. Nes nepadėjai jam. Zaibės. Man atrodo, ir mane būtų, bet tiesiog atsikėliau. Dar off-topikas. O žinai, kodėl atsikėlė ir tu negali susapnuoti savo mirties. Visada prieš mirtį atsikėli. Sapne. Žinai šitą? Aš esu sapnavęs save numirusį. Numirusi? Taip, aš mačiau save karste ir iš trečio asmens. Oi, na. Jo, bet čia man buvo 16 metų ir aš esu matęs. Nežinau. Tai čia įmanoma reiškės. Dabar galvoju, tai gal ir ne, bet, nu, pabandysiu pastebėti šitą, gal kažkada. Nes kažkur videką žiūrėjau, kad ar pastebėjote, kodėl jeigu jūs kažkur atrodo krentate, ne, ir prieš tą nukritimą tu atsikeli. Nu taip. Nes, tipo, tavo smegenis kažkaip, tipo, kadangi nėra patyrę dar to jausmo ir neįsivaizduoja, kas tai yra mirtis, žinai, todėl tu atsikeli greitai. Narkozės miegas buvo labai... Geras. Man atrodo, kad sapnau aš ten daug ko, bet neatsimenu. Šiaip labai gerai išsimėjai, kai būna narkozė, jo. O dar pasakysiu, pasirodo, yra narkozė 2 būdais. Yra, kur pro veną suleidžia, būna per kaukę ir būna dar, taip pasako, kad apatinė, jeigu tau operuoja kojas, pavyzdžiui, kokias, kad per stuburą suleidžia su tokia ilga adata. Girdėjai apie šitą esat? Tai čia ne tik, kai operuoja kojas, o kai, pavyzdžiui, gimdymas būna. Va, bet čia sakė, per vamzdelį įkiša ir varo. Ja, bet kaip baisu sakė, kad galima, nu, tipo, yra šansas, kad suparalyžiuos, jeigu netem pataikys kažkokį nervą. Taip. Nes tau kaip išjungia, nu, o tai negeriau tada, kad tada jau pilnai narkozę daryti, jeigu tokia rizika yra. Kai kuriuose atvejais reikia, kad žmogus būtų, pavyzdžiui, gimdymo metu. Tai jeigu tu padarysi narkozę, kaip ištums tą reikia. Faktas. Tai važinai, tokiu atveju privaloma. Eik, prisimenu, vakarą man buvo išmetę Rilsą, what the fuck, pirmą kartą mačiau, žiūriu iš pradžių, nesuprantu, kas vyksta, sėdi daktaras va toks, priešais iš šono, va, iš maždaug jo vietos, silauk būtų filmuojama, čia moteris kaip ir su tipo palata, bet tipo nuoga nuo čia, nu tipo iš šono, žinai, ir nesuprantu, kas vyksta, tiesiog
išgimda kūdikį, na. Reels Instagrame, na. Man rodė irgi. Yra. Ten rodė viską, kaip išvagino. Ir rodo, kaip nuima nuo šičia tą... Šeria. What the fuck. Čia yra turinys, kad tipo, žmonės suprastų. Edukuotas, Jo, edukacija. Tik tokas, Instagramas, YouTube'as. Vyres feedinimas irgi vaikų. Bet aš kažkaip užfrizinu ant šitų reelsų. Ką aš jau užfrizinu, tu žiūri ir jau negali išjungti. Ne, būtent pasižiūriu ten kaip maitina. Tinka tau. Ne, aš praskrolinu šitos atvejus. Aš kažkaip užsižiūriu visada. Gerai. Tęsiam istorijas. Gerai, toliau mes turime dar vieną pasimatymą. Tinderis. Susiderinom pirmą susitikimą. Iki tol buvom kuris laikas to paprasto pačiatinimo nothing special. Ateina ta sutarta diena, susitinkam į dienos datą. Kažkaip net nelabai supratau dabar. Blogai perskaičiau. Ateina ta sutarta diena, kada turime susitikti. Į dienos datą kažkaip net nelabai atkreipiau dėmesio skliausteliuose, kad tai yra labai svarbu šitame pasakojime. Data. Okay. Kad jis neatkreipė dėmesio. Abu apsirengė tvarkingai, gražiai, plepam, šnekučiuojamės ir tada paklausė, ar galim palėkti iki artimiausios Maksimos aikštelės. Nuvykstam, pasirodo, susitinkam su jos mama ir patėviu. Ok, nieko blogo. Susitikus... Su jos ar jo? Jos. Čia jisai rašo. Jo, jisai. Bičas. Ir su merginos mama ir patėviu. Susitikus šnekučiuojamės, tarpusavį kažką derina ir tada paklausė, važiuosi kartu? Ta diena aš planų kažkaip neturėjau jokių, tai galvoju, okei, kur važiuosim? Sako, į Kėdainius. Skliausteliuose viskas vyksta Kaune. Tai čia Kemkil. Jo. Svarstyti ilgai netrukau, sutikau, nes ką geresnio nuveiksi spontaniškai. Na, aišku, ką daugiau nuveiksi. Su patėviu ir mama, ir čia random marga. Per pirmą pasimatymą. Okay. Pakeliui prasukom pro parduotuvę, pastebėjau, kad perkam gėlių puokštę. Ir kažkaip nugalvoju, gal nieko svarbaus. Važiuojam, aišku, atskiromis mašinomis nuo jos mamos ir patėvio. Galiausiai ir atvažiuojam. Atvažiavus paklausė manęs, ar ji Atvažiavus paklausė manęs jį, ar nieko prieš, jei pas senelius užeisim trumpam. Pasimečiau, nemeluosiu, pirmas susitikimas, o jau būsiu pažinojęs ir mamą, patėvį ir dar senelius. Ok, nuotykis šioks toks, einam, sakau. Ateinam pas jo senelius į namus, o ten pasirodo visa giminė susirinkusi. Pasimečiau. Vestuvės, Priverstinės. Pasimečiau ir tik tada supratau, kad mane prie Velykinio stalo atsivežė per pirmąjį susitikimą, pažindintis ir iš karto su visa giminė. Wow. Šiaip tikrai nepatogiai pasijaučiau, bet patirtis ir vien pati mintis, jog tai įvyko, tai čia jau iki gyvenimo galo prisiminsiu. Įdomu, išlikos tą paną ar ne? Ir net jei galėčiau, nieko nebūčiau keitęs. Žiauriai įdomu. Įdomu, ar išlikos tą merginą? Jo, parašyk jau ką, ar toliau bendrausi tą paną, ar tik... Šiaip tai viski tu realiai visus pažįsti nuo pirmo pasimatymo. Lema šiaip į mantį labai greit supažininu su savo tėvais irgi pakankamai ten. Aš esu... Kokiu 2 savaičių gal. Aš šiaip, su visa giminė galbūt ir prie Velykinio stalo čia žiauriai gera istorija ir žiauriai geras atsiminimas. Jo. Bet aš esu ne kartą susipažinęs per pirmą pasimatymą su merginos tėvais. Bet taip, random ar gaunas taip, kad pasikeičia tave į namus? Ar kaip? Kaip gaunasi, kad tu susipažįsti tą pačią dieną? Buvo labai labai random, nes aš prisimenu, kad, čia irgi senokai, čia blemba prieš kelis metus, buvo vasara, aš važiavau į kitą miestą susitikt ir ten tėvai, irgi, tikriausiai, kad labai prie pinigų, žinai, nes hata ten belia kokia, žinai, ten visa kita. Ir aš atvažiuoju, dar kamaro turėjau, tai tipo, atvažiuoju, žinai, ir matau tėvukas išeina toks, ko ši, blėt. Ir taip, žinai, čia tipo pas X vardas, žinai, sakau, jo, sveiki, čia, žinai, taip toliau. Sako, blemo, geri ratai, čia tararam, sako, teik, biški kiemą turiu, aš irgi čia, o pasirodo irgi ten automanas. Ir blemo, man pačiam įdomu, žinai, kokiu aparatu žiūriu, gražios ten mašinos, visą kitą, aš tos merginos dar laukiu, žinai, žiūriu, išeina ta mergina, labas. Aliuką geria, žinai. Jo, labas, ir tada mama sako, tai gal vaikai norėtumėt kavos čia, žinai, tipo, piragaičiai, ir aš toks,
kur žinai, tipo kojim, ne, tai mes čia važiuosim, tai gal čia kažką, ne, davai, užeik, pasišnekėsim. Ir, tipo, blėt, ir aš, okei, žinai, man žiūri, nejauku visada būna, bet bandau tą tokį, žinai, kur per nejaukiai bandyti kažkokius nesąmonės mėtyti ir, žinai, išsiplėtoja kažkoks pokalbis. Tai jo, esu irgi užėjęs, kavos išgeriam piragaičių, ten suvalgiam, žinai. Nu, bet čia gavos, kad tu važiavai ją pasimti ir tai pasikvietė. Nu, tai jo, čia irgi logiška. Bet kažkaip, nes keli kartai yra tokie buvę. Čia primena, kaip amerikiečiai prom kviečia ir ateina pasimti restorane. Jo. Fish dance ten, kai būna tas jo, tai... Nu, tai vat yra buvę tokių. Ir žiauriai gerai su tėvais. O šiai dienai gerai sutarėm. Mergina gal ir nebendrauji, bet su tėvais tai visą laiką. Su tėvuku žvejot varom kiekvieną savaitgalį. Į karmytus varom, jis irgi automanas. Net virkolas, šį būtų žiaurės, tarsi. Belia, koks. Tai man ir, žinai, tipo skyrybos labai nepatinka, nes su tėvais labai gerai sutarė. Ir toks, tai faina, žinai, būdavo nuvažiuoti ten visą kitą ir, blemba, nebe. Nu, man tavo tėvai labiau patiko, nei tu, žinai, kai skiriesi. Bet tu manęs negazdink, nes jisai kalba ir taip matau, kad akis va taip, ir aš jau laukiu to smūgio. Dasit ketvirtą laišką man pasakyti? Jo, palauk, šitas. Ai, tu pasiėmė trumpesnį? Aš ilgesnis jau palikau. Supratau. Kurį nori skaityti, ar sveiki vyručiai, kur prasideda, ar sveiki? Sveiki vyručiai. Tu nori skaityti, sveiki vyručiai? Sveiki vyručiai. Tai aš tau skaitysiu sveikai. Gerai. Ai, dar vienas yra. Čia pratęsimas. Šito pratęsimas? Šito pratęsimas. Čia labai ilgas. Ok, bandom. Sveiki, su savo antrą pusę pradėjau bendrauti per Instagramą. Jį man pradžioje, žiauriai nepatiko. Kaip tu pradėjai bendrauti, jeigu tau žiauriai nepatiko? Jinai to pirmą parašė. Antiek atrodė ne mano žmogus. Tai bendraudavau, tai ignoruodavau, atrašydavau kartą per savaitę, tai... bet jis. Tai čia jinai rašo gerai. Bet jis vis tiek siekia manęs. O man zim būdavo. Tada žmogui atsibodo man rašinėti ir kažkokias viltis dėti mane, o aš tiek džiaugiausi, kad nuo manęs atšoko. Mėnesį praėjus, plius minus, gaunu vėl iš jo žinutę. Skliaustelėse buvo naujų metų išvakarės. Pasveikinau su ateinančiais naujaisiais metais, aš jį taip pat pasveikinau, ir kažkaip prasidėjo pas mus tas bendravimas. Vystėsi pas mus pokalbį įvairiam temam, jis gyveno Norvegijai, plepam, ir atrodo, kad jis man pradeda patikti nuotoliniu būdu. Aš save kvailę laikiau, nes kas per nesąmonę, kaip taip gali būti. Nuo kiekvienos žinutės jo kažkokie širpai per kūną eina. Drugeliai pilvė skraido. Pradėjom planuoti susitikimą, jis pasakė, jo grįž į Lietuvą, atostogų, čia buvo COVID laikai. Plema šiaip labai panašiai skamba su įmantė, tik aš nebuvau Norvegijai, dėl to, kad iš pradžio šiaip parašiau, aš mačiau, kad akivaizdžiai jai nepatiko, jį man nelabai atrašinėjo, po to susitikom ir tada šiaip, realiai, karačia. Kai buvo tie vadinami postai, jis man sako, kai buvo vaidami postai per COVID laikotarpį, jis man sako, dabar turėsiu su manim į kiną nueiti arba į kavinę, o į man vėl pilvės skraido drugeliai, kaip aš jau laukiu to momento, kai susitiksim, bendraujam ir jau pokalbiai prasidėjo su kameromis. Su vaizdu tikriausiai. Tipo FaceTime'ai. Ir visokie mailų žodžiai, o jau antiekis su mane mailiai bendrauja, kad aš lydausi. Jis man pranešė, kad turi bilietus ir ten tokią ir tokią dieną parskris. Mano gimtadienis artėja, aš kvietimo neįteikiau. Kvietimo į gimtadienį. Gimtadienis artėja, aš jam kvietimo neįteikiau, kvietimus visiems išsiuntinėjau 2 savaitės prieš balių. Jis man pranešė, kad velnės 2 savaitės nesusitiksim, nes turėsiu izoliuotis. Aš užsiparinu, nes atrodo įsimylėjau. Jaučiu kažkokius jausmus, o tie jausmai vis didėja ir neteks mums susitikti. Geriausia dalis. Ateina mano gimtadienio diena, aš rašiuosi nieko neįtardama, kad už mano nugaros sesė ir draugė daro man staigmeną kartu su juo. Su bičiu, su kuria bendravo. Mano draugė man sako, pas tave atvažiuos kurjeris savaitgalį vakare. Skliustelėse, tikrai neįtartina. Įteiks tau dovaną su gimtadieniu ir tu pamatysi nuo ko. Gerai, aš visiškai nesiparinu, renkasi svečiai, jau sėdam prie stalo, sesė su draugė kažkur laksto, kažką daro, telefonė kažką rašinėja, bet per daug į galvą neįm. Pajungęs sukurtą filmuką man, kur visa mano vaikystė, paauglystė praėjo, jau ašaros pradėjo bėgti, aš visa nusiverkus, nes taip jautru. Tada prasideda sveikinimai nuo artimiausių žmonių, visi sveikino, o ant galo jo video. Jo, iš didžiųjų raidžių. Kaip jis man sako, su gimtadieniu mažylė, linkiu ten to ir ano, o dabar užsimerk.
man tik ant akių šmukšt kažkokį raištį, staigiai man už rankų paima draugė ir išveda kažkur. Kažkas mane apsikabina. Aš nesuprantu kas, nusimu raištį, žiūri, kad čia jis. Aš jam sakau, ką tu čia veiki. Visa mano giminė supuolė žiūrėti, kas čia toks ir kodėl mes apsikabinę. Ir tas momentas buvo toks žiaurus ir po to jokingas, kad žmogus atvaro net manęs nepažinodamas, to labiau mano aplinkinių žmonių. Ir čia sulekė visa brigada stebėt mus. Nu, mums čia kažkas wow buvo. Dabar esam beveik 5 metus kartu. Labai džiaugiuosi, kad jo. Šitas, blema, čia nukatinta yra žinutė, nes čia yra, esam beveik 5 metus kartu. Ai, va, 5 metus kartu, laimingi ir susižadėjo, jis be galo mane myli, iki šiol kaip ir mylėjo, kažkur toli nuo manęs nuotoliniu būdu, taip pat ir aš. Ir tikrai kartais įmanoma įsimylėti per atstumą ir nesusitikus. Linkėjimai jūsų komandai, jūs esate nuostabūs. Ačiū tau. Jo, aš džiaugiuosi, kad išliko. Gera istorija. Aš tikrai nesitikėjau, aš galvojau, sakys, blema, durnelis. Jo, galvojau, kaip įprastai tas istorijas suspręs buvo. Primesk seni, tu važiuoji daryti staigmeną, tu ten videką darai su gimtadieniu mažytę, tu nematė žmogaus. Aš šito neįsivaizduoju. Niekada gyvenime esu taip daręs ir tipo... Aš matai, kai kurie būna įdeitina jau. Nu, taip, kurie labai daug bendrauja ir ten chatina, ir sako, aš ten su Discordo panelė, karočiui mes Fitimity jau kartu praktiškai tik dar nebuvom susitikę, žinai. Bet seniai, aš, saprasme, 2 metus pragyvenęs su pana, negaliu pasakyti, kas iš tikro yra, žinai, tipo, ar gerai, ar blogai. O čia... Blema, sveikinu. Jo, sveikinu. Bet... Nice. Wow, čia toks pasiryžimas. Eik tu savo. Nu, aš neįsivaizduoju. Negalėčiau, negalėčiau. Irgi be šansų. Man patinka skaityti, nes aš kažkaip geriau pats galiu įsivaizduoti, kaip viskas atrodo, negu klausau jūs ir badau per jūsų lūpas, man kažkaip būna sunku įsivaizduoti kartais. O man geriau klausyti. Geriau klausyti? O man geriau klausyti ir skaityti tuo pačiu metu. Nes aš matau ir tą pusę, tai aš skaitau. Ir aš skaitau ir tu dar pasakai man dvigubai. Dvigubai gerai. Skaityčiau, tada... Gali pasakyti, ko nori. Aš galiu skaityti, tu gali ir skaityti, ir klausyti, o tu klausyti. Davai, nes aš geriau įsivaizduoju. Aš skaitau, man patinka. O, viskas, sugalvom, kaip ir darysim. Blet, koks jauks viduriukas, kur nieks dažniausiai būna nepasidarina kažko mes jau. Labai gerai. Važiuojam. Sveiki, vyručiai. Nežinau, ar paklius šitas mano laiškas, bet bandau laimę. Pakliuvo. Ir tasai emojis, kur... Bedžianėlė. Kai man buvo koks 19 metų, susikūriau Tinderį ar... Badų. Ai, badų. Aš galvojau, čia bus bado žaidynės, kokios galvoju, vat. Ar badų. Dabar tiksliai nepasakysiu. Svaipinu ir žiūriu visai nieko berniukas, pamečinės mane. Pasižiūrėjau profilį, nuvelnės, tikrai neblogas. Plius atstumas tik 5 km. Irgi tikėjausi, kad bus plius minus koks 5. Kai pamačiau tą 5 km. Paspaudžiau patinka. Pradėjome bendrauti ir sutarėme, kad po poros dienų susitiksime. Kadangi mažas atstumas, tai kodėl bendravimą neperkelus į realybę. Pamenu, atėjo ta išdidė diena, jau didelis. Ką apsirengti nežinau, buvo vasara. Kadangi tuo metu dar neturėjau teisų, tai šokau į autobusą ir nuvažiavau į vieną iš Lietuvos kurortų. Neįvardinsiu kurį, nes gali suprasti žmogus, kad apie jį. Atvažiuoju, išlipu ir skambinu, nes niekas nelaukia. Aš nelabai suprantu, 5 km nuo jos gyveno, bet nuvažiavo į kurortą. Jo, tai gal planavo susitikti ten. Gal gyvena. Jo. Nu, okei, jo, tam ne. Niekas tas nelaukia, norėjau skambinti, kadangi tuo metu dar neturėjau teisų. Taip. Pamečiau dabar kaip. Ai va. Atvažiuoju, išlipau. Paskambinus pasakė, kad vėluoja ir ar galiu eiti link jo pasitikti. Sakau, gerai, einu link tavęs. Ir bekalbant iš tolo matau pareina ir mintys galvoju, Dieve, ant kokio Lietuvos jaunikio aš čia pataikiau. Matau, kad šlubas. Matau, kad šlubas žemesnis už mane, nors sako, kad jeigu jis 1,8, priartėja ir matau, kad ne tik šlubas, bet ir su mėlynėmis ant veido. Aš net nemoku pasakyti, kokiu tonu ir intonacijais man pasakė labas ir puolė apsikabinti. Eik, Na, okei, galvoju, jis jau pamatė, pasprukti nepavyks, bet jeigu šlubas, tai galim pabėgti. Na, okei, galvoju, šitas einam, kalbam ir jis sako, gal einam į, neįvardinsiu, papietauti. Sakau, na, einam. Pradėjome eiti link tos kavinės ir vyrutis norėjo eiti pagrindinėmis gatvėmis. O aš pasiūliau eiti pakampiais, nes ale ramiau.
Ai, tipo, nes gėdas. Iš pradžių galvojau, gal kaip keista, kad pagrindinis kaip tik, kad tipo nepavojinga, žinai. Okay. Gėda buvo. O faktas tame, kad nenorėjau jokas matyti, mane su tokiu vaikštant drug pažįstamus tiksiu. Nueinam į kavinę, atsisėdame, jis užsisakė maisto, o aš tik sulčiu, nes žinojau, kad tuoj dėsiu į kojas. Galų gale, nuėjus į WhatsApp, parašiau draugai, kad man už 10 minučių paskambintų, apsimestų mama ir pasakytų, kad tuoj pat grįžtų namo. Klasika. Nes atsitiko nelaimė. Kaip ir sakiau, taip ir padarė. Bičiukas išgirdęs pokalbį sako, tai lėkim kartu, toj sumoku. Aš jam sakau, ne, pabaig valgyti. Aš bėgom į autobusą, bėgau į autobusą, skanaus pabaigti. Čiupau aš savo tašytę ir kad nėriau iš ten, kad tik nepradėtų iš paskos vytis. Visos istorijos pabaiga tokia, jog tiesiog išblokavau ir baigėsi bendravimai. Kadangi esu beveik vietinė, iš kur jis taip pat dabar vaikščiodama tomis gatvėmis žvalgaus ir koks žvilgsnis daryda manęs ir kad niekas nesirašė su manim sveikintis. Ačiū, jei baigėt skaityti. Eik savo. Lietuvos jaunikis. Šitas gerai pramušė. Ką norėjai sakyti? Nežinau, kaip reaguočiau. Nu, ta prasme. Norėjau sakyti, man kas labai nepatinka, labai užknisa, kad Lietuva, kai tokia maža, kad tu jeigu su kažką blogo turi, kad visą laiką yra daug šansų labai sutikti žmogų, žinai. Tai iš tos pusės. Ypač už tavęs nuo 5 km gyvenat. Jo. Tai. Čia, žinai, tipo, tu bet kada toj pačioj Palangoje, bet kur gali sutikti tą žmogų. Jo, blemba, kaip nejaugu. Ir aš turėjęs esu visokių tų istorijų, va tokių, žinai, nemalonių, kur, nu, tu supranti, kad, bet aš, žinai, dabar buvo iš pradžių galbūt ne faina iki kokių 2-2, tai sakyt. Jo. Aš palauk, aš 2 ar 2 ten išsiskyriau. Bet žodžiu, iki to laikotarpio buvo nefaina sakyti, jeigu man nepatinka, o po to, žinok, aš tiesiai šviesiai, jeigu nematau, kad bus kažkas, nu aš o kam švaistyti tau laiką, man, žinai. Aš irgi mėgstu tiesiai šviesiai, nu, ne visą laiką, kartais būna, kad tiesiog blogai. Aišku, man irgi kartais būna. Čia ne apie pasimatymus, šiaip apie žmonės, kalba, žinai. Tai, jo. Aš arba dingstu iš viso, ta prasme, žinai, gali pasimatymas, jeigu būna, okei, aš visada būsiu nu, tipo, linksmas, ten visą kitą, žinai, niekada nesąmonių, žinai, nedarysiu, bet aš taip būna, kad tiesiog dingstu iš eterio. Tiesiog. Ne, aš su tais tinderiais esu, sakau, taip, nu, ne tai, kad prisidirbęs, bet, nu, blemo, tokių rasdavau kažkokių lempinių. Aš, visku, vieną kartą buvo irgi, su pana susirašėm kažkokią random, ten paskui pradėjom per Instagramą, žinai, kalbėtis ir paskui mes su sutikom, pradėjom bendrauti, tokia irgi linksma, žinai, faina pana žodžiu ir paskui ten visokių dar dalykų buvo ir paskui pradėjom... Atsargiai. Šitas krenta, nenorėjau. Skandau. Ten neįsigandai dabar, Nežinau, nes kažkaip jaučiu, kad apgausi, bet... Bairis buvo tame, kad paskui jinai pradėjo pasakoti, kad jinai yra vienos, kaip čia pasakyti, nu, žodžiu, Lietuvoje yra gaujas, tam tikros yra tos vadai, mafiozai, yra vieno iš tų mafiozo dukra. Ir jinai man pradėjo grasinti, tiesiog, jeigu sako, tu kažką čia su manim padarysi, tipo vos neišsiskirsi, nes mes net nedraugavom, sako, tau bus pizda. Ir iki tokio lygio, jo. Ir ten, aš paskui pasimėjau ir iš tikrųjų, jinai buvo to... Nesakysiu gaujos pavadinimo jo, to žmogaus dukra ir... Retrosesė? Kas? Dėkui. Ir karočią, ir paskui buvo... Biški buvo nemalonės, aš tiesiog irgi ją visur užblokavau. Tai buvo nemalonu irgi vaikščiot gatvėse kelias po savaitės, nes neaišku, ką jinai gali sugalvoti, nes ten tokia irgi random. Bet, nu, aš tai papuldavom tokių moteriškių, įdomesnių. Jo, aš prisimenu, kažkada buvau susitikęs ir man sako... aš tai tikrai nieko tau nepadarysiu, nes, nu, taip atrodo, bet jinai man sako, žodžiu, mano brolis yra mieste ir žino, kur dabar esu jungus tą locationą. Jo, locationą. Jisai yra su draugais ir visi su peiliais. Jeigu tu man kažką padarysi, ir aš seniu, man 18-19, aš dar tą Batmaną juodą buvau turėjau, aš tau nieko nepadarysiu, bet tada antiek aš pats išsigandau, nors žinau, kad aš nieko nepadarysiu, man baisu net su jie būt, žinai, tipo. Tai aš prisimenu, kad man su peiliais grasino, kad jos brolis mane čia pagaus. Tai va šitas buvo vienas momentas. Bet iš kur žmonės taip sumasto, kur nesąmonė? Nu, bet aš suprantu, įsivaizduok, jeigu mergaitė, žinai, tipo, jaunesnė, ypatingai, tai faktas, kad baisu yra, na, ar ten vakarė susitikti. Kiek už tave jaunesnė galėjo būti, kad tau 18-19, kad 15 jai buvo? Ne, tai tų pačių metų gali būti, bet tu įsivaizduok, tai toks random bičas pasiema tave vakare ir tu nežinai, ką jis gali ir kur išvežti. Aš tai šiaip palaikau tuos... Lemba, bet irgi čia sunku pasakyti, niekada nežinai, su kokiu susitiksi žmogus. Aš tai nėra aišku žmonės, tai čia sunku palaikyti tiek tą pusę, tiek tą pusę. Nu jo, nu bet tipo,
Aš nesakyčiau, kad mano dabar brolis su peiliais laukia tavęs. Nu, aš irgi nesakyčiau. Tu tiesiog žinai, kad taip yra. Jeigu šis atsitiks, jau žinos, kad, nu, bet po tam žmogui dabar sakyti, jam stresinė situacija, blėt, tai dabar aš nežinau, ką tau pasakyti, žinai, kokį žodį galiu pasakyti. Ar... Bet man vieną kartą, va, taip buvo, daugiau tokių nesąmonių. Tai... Man yra buvo ir daugiau kartų, tai sakau, nesąmonės papuldavom kažko. Random, jo. Atsiprašau. Atsiprašau. Šalin rankas. Tai tai čia ir... Lėti? Ne, o taip sakiau. Aš šitą, jūs irgi pažįstate tą žmogų, viens, kaip čia įvardin, gerai, fotografas. Fotkina merginą, kuri buvo nepilnametė. Nežinau, aš ten iki kiek jis tipo norėjo iš jos ten gal spaudė per daug ir panašiai, kad ten gal, žinai, gal nusimčia tą petnešėlę, dar kažką. Tai ta mergina po to iškatė savo brolį ten su draugais, tai tą fotografą po to. Sudaužė? Išėjus iš studijos, jo, biškai gavo į galvą jis ten. Nu, na. Būna visokių fotografų, bet jeigu tu eini seksi fotkių darytis. Tipo, bet... Aš nežinau, kokia ten situacija, tik sakau, kad aš tam ofise irgi buvau, nes ten šiaip ten buvo, nu ne tik tipo studija, bet ten buvo ir darbas talai, žinai, tai aš tuo metu ten buvau, žodžiu. Wow. Ir girdžiu tik tai iš laiptinės. Padicha. Nu, tai ne, įdomu buvo. Gerai, tai ką, užbaigėm, nes jau, o Jėzus, kiek daug valandą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū labai, jeigu turit istorijų kažkokių tai įdomių, ar apie pasimatymą, apie... Galbūt jūsų pirmą padarytą nelegalų dalyką, galbūt. Tai ar apie jūsų pirmą kartą. Pirmą kartą? Aš noriu išgirsti. Lemą labai keista bus skaityti. Davai apie pirmą kartą. Nusmaukai. Davai apie pirmą kartą, davai kitą podcastą apie pirmą kartą paskaitom. Na, tai klausyk, ką atsiūs žmonės. Aš papasakosiu apie savo pirmą kartą. Aš neatsimenu. Gerai, aš ir žvaigždžiu. Rašykit, jeigu norit, yra LPAX description'e. Spauskit laiką, subscribe ir susitiksim kitą savaitę. See you later. Ciao, iki.